Realiai sunkiausia pradėti ir dažniausiai tu nepradedi to, nes tu žinai, kad per savo asmenybę ir turėsi to dalyko laikytis. Kai baigiu stuburo mankštą, aš bent jau porą minučių pamedituoju. Esi tikslų siekiantis ir tokį, savigarbos jausmą turi, nenori tu to jausmo, kad save pavėdėjai. Kas padeda žmogui kelti savo standartus? Kai tu valdai savo kūną, emocijas, protą, tiesiog kai tu tobulėjai, tu gebi mokyti savo, tai tiesiog tu esi in control, tu kontroliuoji save. Ne tai, kad dabar save užspaudi, tiesiog tu realiai valdai save, savo šitą visą kūną, šitą mechanizmą, tada tu gali galvoti daugiau į ateitį. Tai nėra toks dalykas, kur dabar, jeigu tu darysi ryto rutiną, tai vis tuomet tu būsi sėkmingas žmogus. Ir neturi būti ryto rutina 3 valandų, nes... Ne, faktas. Tu grįžti vakare, kaip tu jauties. Tu jau būni kaip daržovė, tu nebenori nieko. Ir būtent vakarais tiesiog, tu priimsi kitus sprendimus. Numeris 1 antidepresantas natūralus, tai mes pamirštam. Užsidegęs galbūt išėjo iš, toksinės aplinkos, iš darbo kažkokio ten, kur ten nevertino žmogaus, man pačiam tai buvo. Kas tau šiandien teikia didžiausią džiaugsmą? Labas, Nojau. Labas. Man labai smagu, kad gali tave pašnekinti ir žinau, kad šis pokalbis jis tikrai prikausti žmonės ir atneš daug naudos, naudingų patarimų, įžvalgų ir pasidalinimų. Ir iš tavo asmeninės patirties taip pat. Jo, tikiuosi to paties irgi. Taip. Bet pradžioje kažkaip norėčiau įvesti apskritai į tą rutiną. Žmonės, mes kiekvienas turim savo rutiną arba kažkas galvoja, aš norėčiau savo rutiną pagerinti, truputėlį ją pamečiu arba nesudėlioju, bet nuo to labai daug kas priklauso, ypatingai nuo ryto rutinos. Kokia yra tavo ryto rutina ir kaip tu prie jos priėjai? Tai gal pirmiausia, aptarkim, kokia iš vis yra esmė ryto rutinos ir kodėl tai yra būtent ryto rutina, dėl kodėl tai nėra, pavyzdžiui, galbūt pietų ar vakar rutina ir panašiai. Tai manau, kad žmonėms galbūt, kurie neturi pakankamai laiko, tarkim, kurie turi vėlai keltis prieš pat darbą, jie atsikelia, jie nieko nespėja, bėgom iškart bėga, net nespėja net pavalgyti. Tai apie kokią mes dieną galim tą kalbėti, apie kokią mes galim savijautą kalbėti, kaip tas žmogus jaučiasi psichologiškai, emociškai, nes jeigu tu skubi, tai tu iš karto esi strese, nes tu bijai, kad tu vėluosi, kad tu nespėsi. Ir jeigu tu nepavalgai, vėlgi, ten tau cukraus lygis nukrenta po poros valandų, tu jauties prasčiau, tad nori užkandžiauti, tiesiog tavo smegenys nebedirba ir nuo to mes tokią visą grandinę užsukam, kad iki pat vakaro žmogus jaučiasi prastai ir vakare jis yra visai išsibalansavęs ir ta vakaro sprendimai lygiai taip pat nėra tokie, kokie galbūt žmogui patiktų. Tai dėl to visuomet sakau, kad tai nėra toks dalykas, kur dabar, jeigu tu darysi ryto rutiną, tai vis tuomet tu būsi sėkmingas žmogus. Kaip ypač dabar iš vis populiaru labai jau netgi sarkastiškai žiūrėti tą visą ryto rutiną, kad va, čia net juokias kiti žmonės iš tų ryto rutinų. Nėra taip, kad tu negali kažko pasiekti, jeigu tu neturi tos rutinos, tu gali atsikelt, iš karto įdirbti, iššauni kavos, atsigeri galbūt vandens ir va čia tavo ryto rutina. Dar nusimaudai, sakykim, jo. Bet pats principas yra tas, kad paruošti save visai dienai. Ir mes turim 4 sritis, kur mes galim pasiruošti. Mes turim fizinę sveikatą, mes turime emocinę sveikatą, psichologinę sveikatą ir mūsų dvasingumą, sąmoningumą. Jeigu mes, tarkim, sąmoningai nepasiruošiam, tarkim, kas mūsų laukia šiandieną, kokie gali nutikti galbūt įvykiai, arba galbūt gali nutikti kažkokios automatinės pasikartojančios situacijos, kurios įprastai ir būna, bet pastoja mus išmuša iš vėžių. At yra tas kolega, kuris pastoja kažką užmes pirmadienį ir tu jau žinai, kad užmes, žinai, kad neatsilaikysi, žinai, kad tu apsikoliosi, išauksi, ten visą kitą ir kad būsi susiparinęs. Tai jeigu tu nesiruoši tam iš anksto, kada tam ruoštis? Tu grįžti vakare, kaip tu jauties, tu jau būni kaip daržovė, tu nebenori nieko. Ir būtent vakarais tiesiog, tu priimsi kitus sprendimus. Tai vienintelis būdas, kada mes galim iš tikrųjų pasiruošti dienai visapusiškai, emociškai, psichologiškai, fiziškai, ten savo kūnų pasirūpinti, laikyseną pasirūpinti, tiesiog bendrai turėti gerą savijautą arba bent jau ramybės kelias minutės. Tai yra rytas. Bet tiesiog žmonėms pakankamai sunku yra keltis anksti, nes tiesiog jie yra išsibalansavę, per daug stresuoja, per daug bėga, lekia ir dėl to tiesiog jam yra sunku taip dieną pradėti. Čia yra sprendimas. Čia yra sprendimas, kuris ateina sąmoningai suprantant. Ir jinai neturi būti ryto rutina 3 valandų, nes yra dar netgi knygos išleistos, kaip tą ryto rutiną nuo 5 ryto keltis. Kad žmonės suprastų, kad čia nėra kažkoks tai, žinai, nustatytos gairės, kad jos gali būti netgi kartais 5 ar 10 minučių. Čia geras pastebėjimas labai. Labai pritariu, nes žmonės įsivaizduoja, kad jeigu tu darai, tu turi daryti dabar kokias porą valandų arba ten panašiai. Ir jeigu tu neturi tiek laiko, geriau net nepradėti. Ir nuleidžia rankas, taip. Net nepradėti geriau, apskritai net nebandyti, nes dabar man yra intensyvus laikotarpis. Visuomet sakau, kad jeigu tau yra intensyvus laikotarpis, kuo jis yra intensyvesnis, tuo tu turi būti sąmoningesnis savo energijos išnaudojimu. Vadinasi, tu jos labai daug išnaudosi ir jeigu tu jas neatstatinėsi, kur tai veda? Mes žinom, kur tai veda. Bet tiesiog kiti žmonės galvoja, kad kaip nors. Bet tas kaip nors gali baigtis lygom, įvairiom, nežinau, traumom,
kūno uždegimais, įsibalansavimais ir panašiai. Dėl to, jo, pats tas momentas yra tas, kad tai nėra, kad dabar tu turi tam paskirti daug laiko, o tiesiog pasirūpinti tam tikrais dalykais, kad aš kaip sakau, jeigu tu ir taip turi daug problemų savo gyvenime, tai nesukur papildomų problemų. Jeigu, tarkim, ten tu turi daug darbų, dažniausiai čia yra problema, jos, sakykim, daug rūpesčių, daug atsakomybių. Ir vadai, gal čia įsiterpsiu, kad kartais gali būti ir nebūtų problemų, ir nebūtų kažko, ir žmonės gali degti ar projektų, ar kažkas vyksta tokio, bet netgi tas teigiamas, jisai gali vesti perdegimą. Ir žmonės tiesiog eikvoja, galvoja, to čia bus stotelė, bet ne, o paskui, na... Tai manau, kad mes visi esam... Ypač kai kūrinėje, pavyzdžiui, kokius nors verslus, projektus. Žinai, bet karjerą savo stato. Ir dažniausiai dar geriau jaučiasi, nes tas adrenalinas jis duoda energijos papildomas, bet čia va tai reikia žinoti žmogui apie tai, kad dar labiau reikia dėti pagalvėlės, rūpinti savimi, miego rutiną, ryto rutiną, kad ir išlaikyti energiją, taip, kad tą uždegimą išlaikyti. Dažnai žmonės, ypač kai pradeda savo verslus, jie sako, va dabar aš labai užsiėmęs ar užsiemus, čia varau belenkiek po 12 valandas, tiesiog labai esu užsidegęs, galbūt išėjau iš, nežinau, toksinės aplinkos, iš darbo kažkokio ten, kur ten nevertino žmogaus, man pačiam tai buvo. Atrodo, kalnus nuversi, bet tu dabar turi energijos, bet jeigu tu mąstai apie tai kaip sprintą, o ne kaip maratoną, tiesiog dabar va čia akimirką aš pavarysiu labai stipriai, visi susivaro anksčiau vėliau. Tai aš kaip ir sakau, kad dažniausiai yra du variantai, kaip mes ją suvarom, tai arba tu esi priverstas labai daug dirbti, labai daug stengtis, ten turi daug atsakomybių, daug visokių įsipareigojimų, galbūt turi didelę šeimą, ar ten, sakykim, didžiulį verslą, tiesiog net pasirinkimo. Arba kitas variantas, sakau, kai žmogus yra užsidegęs, nori siekti tikslų, ten varo be proto ir mąsto, kad niekada jam nieks nepakenks. Aš sakydavau, kad aš esu robotas, pusiau 95% robotas. Mes tam kalbėjom, tu man irgi pasakojai savo istoriją, kuri tikrai labai ir motyvuojanti ir tu perėjai per daug ką, dėl to tau labai lengva paskui ir integruoti savo darbą, dalintis ir žmonėms pasakoti iš pirmųjų lūpų, nes pats ten buvai, pasakoji, gali pakartoti. Tiesiog, tai kai tu esi jaunesnis, tarkim, tam 20 keli metai, tiesiog tu manai, kad niekada yra nesibaigiantis resursai, kad tu gali varyti ir po 15 valandų dirbti ir kad čia tiesiog viskas priklauso nuo psichologijos, nuo tavo motyvacijos, jo. Ir tu tiesiog esi savo galvoje ir tiesiog tu realiai varai ir kiek tu esi stiprus psichologiškai, tiek tu pavarysi. Bet kažkaip, kai tu nesupranti tų 4 dimensijų, sakykime, kad yra ir fizinė, emocinė, psichologinė ir dar aukštesnis tas sąmoningumas, kai mes jau ten viską stebim, prižiūrim panašiai, tu net nepamąstai. Susijungiam su savo kūno vidiniais signalais visais. 100% mes turim tokią, vadovavimą savo intuiciją, pastebim viską panašiai ir tada duodam tiesiog kūnui tai, ko mums reikia. Tai kai mes ignoruojam tos dalykus, savo emocijas, savo fizinį kūną, tiesiog jis galiausiai mums pareiškia signalus ir pasako, kad okei, tas negerai, dažniausiai mes jų net nenorim girdėti, juos tada ignoruojam panašiai. Tai ir mes nesusipainiojam, iš kur tie signalai kyla, nes tiesiog į viską ganėtinai ilgą laiką nekreipiam dėmesio. Nes dažnai žmogus galvoja, kad jeigu dabar viskas yra gerai, vadinasi bus viskas gerai, net reikia apsikrauti. Tai kaip ir sakau, jo, tai kuo intensyviau tu gyveni, ar tai būtų tai, kad tu esi priverstas taip gyventi, ar tiesiog tu pats taip pasirinkai gyventi intensyviai, turi suprasti, kad tu turi tiek savo tą energiją reguliuoti. Tai dėl to man labai patiko, kaip sakė Stephen Covey iš 7 Habits of Highly Effective People knygos, kad yra balansas energijos, kiek tu išnaudoji, kiek tu atstatai. Man tas taip įstrigo ir aš tiesiog pradėjau galvoti ir vėlgi dar net ir šiandien klausiaus kitojo knygoje kaip tik, kur sako, kad reikia ne laiką reguliuoti, o savo energiją. Jeigu tu savo energijos nereguliuoji, tai va taip tie perdegimai nutinka. Tai mano suvokimu, kada yra geriausia reguliuoti tokius dalykus, kad tu būtum užtikrintas, kad jie tikrai įvyks. Realiai nuo ryto viskas priklauso. Jeigu, tarkim, tu turi ryto rutiną, sakoma, jeigu tu ryte... Užstato visą. Jo, jeigu tu padarai pamatą ryte ir, tarkim, vakare taip pat padarai analizę, apibendrini, tiesiog tu neužleidi atitinkamom kažkokiom, nežinau, problemom kauptis, nes tiesiog tu pastebi viską. Jeigu pradedi dieną užbaigi tinkamai, tai jau realiai vidury dienos tu tiesiog kažkaip sugebėsi vis tiek viską menedžinti ir sudėlioti viską. Bet ir tas ryto rutinos sąmoningumo kelios net minutės, kaip tu sakai, visur mes turim tos įpročius, įsitikinimus, elgtis panašiai. Nu, čia yra tiesiog žmonės užprogramuojami. Bet kelios minutės, kai įveda tave į sąmoningumą, tu tiek atsparesnis pasidarai. Tu iš tikrųjų, tu tiesiog užstatai savo atsparumą ir tu kitaip reaguoji į tai mes seliai galim arba savo fizinį kūną, kaip sakyt, angliškai žodis užpraiminti, tarkim, užkelti jo. Bet yra kitas momentas. Tarkim, jeigu mes iš tikrųjų tarkim, pakvepuojam, nusiraminam, ne, arba, tarkim, po to pačiu šaltu dušu nusimaudom, arba tiesiog pasivaikštom į lauką išėję. Tai mes pirmiausia jungiame su savo aukštesniuoju aš, su tom savo sąmoningumu, kuris pastebi dalykus. Ne tai, kad, tarkim, tu kūną sustiprini pasportuodamas, ten gerus pusės pavalgydamas, ne, ten, sakykim, nusiramindamas, bet taigi taip pat tu
žiūri tuomet į viską iš kitos perspektyvos, iš aukštesnės perspektyvos. Tarkim, tu matai tą pačią situaciją, kuriuose tu galbūt stresuotum ir instinktyviai tai reaguotum, net pats to nesuprasdamas. Bet dabar, tarkim, jeigu tu pradėjai dieną ramiai, nusiraminęs, ir sakykime, tiesiog tu jau daugmaž įsivaizduoji, ko tikėtis šiandieną. Nes dažniausiai tokie netikėti dalykai, jie netaip dažnai nutinka. Nes tiek žmonės esam toj rutinoj bet kuriuo atveju. Ar tai būtų sveikatingumo rutina, ar tai būtų kasdienė rutina, ar tai būtų darbo rutina, mes tiek darom tų dalykų realiai automatu, bent jau 80% kaip minimum, kiekvieną dieną. Tai jeigu mes sąmoningai nepradam dienos, tai mes galim nepasėdų dalykų, kaip mes, pavyzdžiui, reaguojame situacijas, kaip mes savo patys stresą susikuriam, kaip, tarkim, galbūt kokią mes turim perspektyvą į situacijas, kaip mes tiesiog, nežinau, leidžiam savo save išsitrigerinti ir tiesiog ir tai yra mūsų automatinis režimas. Susiplanavimas, negi dienos, važiavimas iš taško A į taško B, ar ne, pagalvot, kur aš šiandien turiu būti, kaip susidėlioti, kad būčiau ramus, nepavėlavęs, neskubėdamas. Ir tai iškart nuima stresą. Tiesiog pradedam nuo planavimo. Tai daug žmonių, kurie iš tikrųjų nori kažką nuveikti gyvenime, daugiau padaryti, faktas, kad jie planuoja, nes jie jau galbūt, ypač tie žmonės, kurie galbūt analizuoja savo gyvenimą, jie mokosi iš klaidų. Tarkim, tu kažkur nuvažiavai ir sakai, galbūt čia neužtruks taip ilgai, nereikia pavalgyti, ne, ir nieko nepasiruošiu. Ir žiūri, užtruko porą valandų ilgiau. Dabar tu nežinai, ką pavalgyti, esi išbadėjęs, jau tau cukrus nukrytęs, tiesiog tu esi streso būsenai, rankos ten dreba. Mąstyti neišeina. Mąstyti nebeišeina, tau tu važiuoji, tiesiog tu kaip gyvūnas nori tiesiog kuo greičiau kažko suvalgyti ir tu nebepasirinksi sąmoningai. Jau tavo kūnas diktuoja sąlygas, o nebe tu pats pasirenki iš anksto planavęs. Tai realiai dėl to tiesiog įsivertint, kas mes šiandien laukia. Kokia diena šiandien bus. Tiesiog tu renkės, gerai, darysiu dabar tą, filmavimai, čia podcastas, galbūt tas, kada geriausia būtų pavalgyti. Išsirašyti netgi ramiai. Elementariai net darbus planuoti, bet tarkim savo maistą planuoti, iš esmės. Ryte tą maistą pasiruošti. Jeigu tarkim tu taip visai neturi laiko, tai atsikelk ryte 20 minučių anksčiau, tą visą maistą pasiruošti, turėk pasimąstyk. Jeigu maistas yra tavo problema, čia vieniems žmonėms problema. Jeigu tarkim tu dirbi darbą, kur tau pastoji nugarą maudžia. Ir tarkim, tau pastovi nekenčia. Va, tu sėdi prie kompo, tarkim, tau ten pastovi ten kaklas įsitempęs, jos muotins, skaudintis panašiai. Tai tu elementariai paskirk 15 minučių ryte paryti kažkokią mankštą, kuri tau būtų skirta, kuri tau padėtų. Ir dabar tu visą dieną dirbi, žiūri, nėra jokio skausmo. Bet tiesiog jeigu tu gyveni, patiri visas savo problemas ir tiesiog nebandai jų spręsti. Tai čia kaip gniužti. Tiesiog kur tas veda, viskas kaupėsi, tiesiog žmogus palūžta ir tiesiog pratrūksta. Tai čia aš nežinau, kiek tai yra valios klausimas, kiek tai yra realiai iš tikrųjų suvokimas, kad tai yra poreikis tam. Taip, ir būtinybė. Bet dabar nuo tavo ryto rutina. Ja. Ta ryto rutina, kuri tu sakytum, ar jinai kiekvieną dieną iš tikrųjų vienoda ir kokia pagal tave idealiai jinai yra, o jeigu tu žinai, kad idealios nespėji arba kažkur keliauji, arba mes visi žmonės, dinamiškas gyvenimas, tai tada vis tiek, kokia jinai būna ta sutrumpinta versija. Jo, mes galim tiesiog galbūt aptarti, sakykim, ir kas tau veikia, ir tu supratai, kad tas neveikia, ir kaip tu priėjai. Tarkim, komplektai, nuo mažiausio ten iki didžiausio, kaip pavyzdys. Ir tai, ką tu darai. Jo, pavyzdžiui, man... ir mes suprantam, kad čia individualu, bet tiesiog, kad žmonės... Žinoma. Pirmas dalykas, kas yra, tarkim, non-negotiable, tai tarkim, nekvestionuojama, kad tai bus padaryta bet kuriuo atveju, tai tarkim yra vėsus arba šaltas arba kontrastinis dušas. Tai gali būti, tiesiog elementariai, tai gali būti tinkama to, kaip tu jauties, kokios nori energijos, ar tu labai ten nori save užhypinti, tiesiog galbūt nusivinti, tiesiog bet kuriuo atveju tai šaltas vanduo. Nes visuomet sakau tai, kad jeigu, tarkim, žmogui yra sunku atsikelt, jam tiesiog tai reikia pramerkti akis, surasti valios, tiesiog nueiti iki tualeto ir paprasčiausia palysti po vandeniu bent 5 sekundėm. Tai nėra, kad dabar minutė, nėra, kad 2. Ir aš klausiu, dėl ko jie bijo tą daryti. Vieniems žmonėms tiesiog yra per šalta, negali to diskotą atlaikyti, kiti tiesiog bijo susirgti, kiti mano, kad mirs, sako, čia tiesiog kažkas jam bus, bet elementariai pradedant nuo tiesiog paprasto, nes iškart žmonės klaus, bet man per šalta, aš jau bijau, kad susirgsiu, tai čia kaip man tai padaryti? Nuo vėsaus vandens padėti ir nebūtai tiesiog eiti iš proto. Aš net nuo šilto sakau. Jo, žinoma, faktas. Ir po truputėlį vėsint. Ir kūnas adaptuojasi ir tau net nereikia patirti to tokio kažkokio deginimo, kažkokio skausmo fizinio ir panašiai. Visas labai paprasta. Jeigu tu nori pradėti, tu surasi būdus, kaip pradėti. Kitas dalykas, tai realiai yra stuburo mankšta. Aš ją darau, sakykime, galbūt kokie 6 metai ir tai darau 99% atvejų. Aš įsiterpsiu, pas tave buvo problema, man atrodo, su nugara. Gal galėtum šiek tiek įvesti į tai ir... Matai, nuo pat jau 12 metų prasidėjo, kai aš ten gimiau, apskritai jau su skoliozės, plokščiapadystė, kai ten buvo visokių nesąmonių, kai aš tiesiog negalėjau net vaikščioti mokykloje. Ir tiesiog supratau, kad jau ateityje, kai išsiaiškinau, kad aš turėjau tą negeriaus genetinius tyrimus, kur sako, va, tu čia minkštieji audiniai ten yra silpni, čia tu nelinkęs iš vis tavo kūnas į sportavimą su svoriais, tau nelabai net galima. Tokius dalykus net sužinojau.
Tai nekeista, dėl ko ten visą gyvenimą, ten praktiškai visą, ką įmanoma yra skaudėję ir tas kūnas pats visas tiesiog yra pakankamai silpnas, jeigu tarkim tu jam nesirūpini. Tai vėlgi tas atėjo iš būtinybės, kai paprasčiausiai tu neatsikeldavai iš lovos ten kelis mėnesius, ten turi, nežinau, vartytis pusę valandos iš lovos išliptum. Tai yra pakankamai žiauru ir kai tu išsiaiškini, kad visas tiesiog dėl to, nes stuburas tiesiog yra kreivas, tai esi ten sulinkęs, išsisukęs, persitempęs soks, tai elementariai raumenys nusilpsta, kiti per daug įsitempia. Tie, kurie nusilpsta, pradeda spazmuoti, galiausiai surakina, kad tu nebūtum visas kreivas, tiesiog kūnas kompensuoja, kad tiesiog tas išsigydytų iš esmės. Ir kai aš supratau, kad stuburas yra toks dalykas, tiesiog kuriam tu turi rūpintis ir kad jis turi tas tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, lenkimus, rotacijas, visą kitą. Lygiai taip pat, kaip mes bet kurią kūno dalim turim taip pat rūpintis, ar tai būtų dantis, ar plaukai, ar oda, bet kas, stuburas yra mūsų pamatas kūno. Tai kai man atėjo tas suvokimas, kad aš pasižiūrėjau, praktiškai visi susikaproja, praktiškai visų tokia laikysena, praktiškai pas sus yra guzai ant kaklo realiai iššokę. Ir jau dabar tas telefonas, nu, taip. Tai 100% faktas ir nejudėjimas, ir stresas, nes stresas paprasčiausiai silpna kūną. Sėdėsnė laikysena. Netgi tai yra sunku išbūti ir taip pat nepasitikėjimas savim. Žmogus negali savim nepasitikėti tiesiog maksimaliai taip tiesiai ir galvoti, kad jis gali va taip vaikščioti. Bet žmonės neturi netgi pradmenų apie tai, kaip teisingai sėdėti, teisingai, pavyzdžiui, laikyti netgi. Neturėjau ir aš taip pat. Nei tėvai mokė, nei kažkur mokyklų mokiausi, nei kažkas apie tai labai kalbėjo, bent jau aš šiek tiek. Kas kom domės, tas tą iš tikrųjų suranda, bet realiai, kad tai būtų viešai prieinama ir ten visus edukuojama, kad va, stuburas kaip dantis, turi daryti mankštą ir panašiai, profilaktiškai, nu, man nėra tekę girdėti tokių dalykų. Ir teko ieškoti atsakymų, eiti pas specialistus, pas kinesioterapeutus, manualistus, netgi pas daktarus. Ir jūs neteko važiuoti, mokytis, ieškoti atsakymų tiesiog. Bet viskas paprasčiausiai elementaru. Stuburas turi funkcijas, mes jas turime atlikti. Jeigu mes jas atliekam profilaktiškai, niekada nebus disbalanso, niekada nebus kažkokių skausmų. Ir stuburas bus tiesiog pozicijoje ir bus viskas gerai. Kaip pavyzdžiui, Indijoje žmonės nešioja ant galvos po 100 kg ir ten panašiai, ten po 20-30, nesvarbu, moteris nešioja ten tokius daiktus. Kodėl? Nes stuburas yra tokioje tiesiog pozicijoje ir kai tu stovi taip tiesiai, tai kol žmonėm uždėti, sakykime, taip šitaip tiesiai ir pirštai stovi normaliai. Jeigu nors truputėlį palenksi galvą savo į priekį, dėsi svorį, iš karto apsana apkrova, įtampa per nugaros dalį, per juosmenį. Ir tiesiog ten kaupėsi įtampa. Ir kuo daugiau tai įtampa kaupėsi, jeigu, pavyzdžiui, po 12 valandų tai kaupėsi įtampa, įsivaizduoji. Tai 20 metų. Tai kas tai viskas nevyksta diskais, tai tiesiog dėvėsi, spaudžiasi, sukasi, ten traukiasi, kūnui tiesiog yra kančia. Tai elementariai stuburo mankštą galima daryti realiai per 5 minutės. Nes paprasčiausiai... Rytais, kiekvieną rytą. Jo, aš darau kažkur iki 15 minučių kiekvieną rytą, bet aš ją kombinuoju su kvėpavimais. Tai čia dar trečias punktas, ką aš darau, tai yra kvėpavimai. Kai išmokau kvėpavimus, kai buvau tokiam scenare užsienį pas tokį kultūristą Kačioką, kur aš tiesiog nuvykau mokytis apie raumenis, apie sportą, ten programa, ten rašo, va čia raumens auginimas apie nugarą, krūtinę, kojos, aš suvokiau, daug dabar išmoksiu. Nuvykstu mokytis ir mes visą dieną pirmą kalbėjom apie jogą, apie meditaciją, apie kvėpavimus, apie ten kažkokius, ten, nežinau, tokios frazės, kur aš negyvenime negirdėjęs, sėdžiu, aš klausysiu, ką sakė, gali pakartoti, manau, užsirašyti, nes man nesuvokime, ką ten kalba. Niekad nebuvau girdėjęs, kas ta pati parasimpatinė sistema nervų, kas tau puikiai žinoma, o tuomet pirmą kartą išgirdau, čia reikia 6 metai atgal suvirš. Ir klausau. Ir ypač prie sporto ir prie sunkios atletikos niekas apie tai čia Lietuvoje iš vis nekalbėjo. Čia atsistatymas, jo visi šitie dalykai, faktas. Žinoma, ir aš klausausi ir galvoju, kas čia vyksta. Stebėk save iš šono, būk be minčių, lauk be minčių, kada per raumenį šnekės, ne to atvažiavau. Bet jo, ir tada po Kroiko tiesiog labai stipriai perdėgiau, ten kai buvo korona, karantinas, ten labai plėčiau su sporto klubais, turėjau labai daug komandos narių, gal 25 žmonės turėjau. Ir jo, tada aš sakau, nu gerai, čia tie kvėpavimai, ten kažkokie stebuklingi, nes ten pasakoja, va, čia mano gyvenimas pasikeitė, aš jau buvau toksai, jeigu būčiau galėjęs ten mesti iš plytos žmogui galvą, ten buvau visas ten toks piktas, dabar aš čia ramybėj gyvenu, čia nulis pas mane minčių, aš galvoju, nu legit, normaliai šneka žmogus, tipo ramiai jaučias. Noriu pabandyti tą patį padaryti. Sėdi, bandai medituoti ir būni minčių kiekvieną sekundę. Ir nėra tų minčių išjungti, ten kažkoks chaosas. Dar daugiau girdėjęs. Jo, net kai to sąmoningumo tokio nėra, tiesiog tu į galvą leidi visas visiškai mintis ir niekada neatsirenki, kas ten įeina. Kažkaip tų minčių neišsiprogramuoji iš savo galvos, neišsirašai, nepasirink, ką tu nori galvoti, ko tu nenori galvoti. Išsigąsta irgi. Ir visą laiką, kai pradėjome medituoti, ir jie negi išsigąsta patys savęs. Nors tai yra visiškai normalus etapas, kurį reikia praeiti. Jo, bet tai nėra, kad tu savęs įsigąsi, paprasčiausiai tu pamatai, tu savęs įsigąsi, nes tu galvoji, kad tai esi tu. Bet tiesiog tai yra tavo smegenis, tavo pasąmonė, kurioje tiesiog yra
Pasąmonė yra tiesiog informacijos bankas, taip galima pasakyti. Jo tiesiog kaupia visą informaciją, ką tu iki šiol esi girdėjęs, ką tu esi matęs, visos tavo patirtis, tavo traumos, visi dalykai. Ir tiesiog žmonės galbūt nori tam užmerkti akis, tiesiog yra daug neišspręstų visokių situacijų, daug nepaleistų kažkokių emocijų, daug visokių tiesiog, ignoruosiu, tegul būna ir tiesiog, nejausiu aš tų dalykų. Nu, bet čia kaip koks purnas kambarys, kur turi išsivalyti, įsitvarkyti, tiesiog daryti naują lapą, išsiprogramuoji tai, ko tu nenori turėti savo galvoje ir tiesiog gyveni per naują, bet čia yra procesas, tai to reikia mokytis. Tai kvėpavimo pratimai elementariai paprasčiausia tam, kad tą visą stresą susimažinti, tam, kad tiesiog perkeisti savo dalis, kurių tiesiog masto skirtingai. Perkelti savo fokusą į priekinę dalį, kur yra racionalumas, loginis mąstymas, kur tiesiog yra kūrybinis mąstymas. Tai būdas pats lengviausias ir greičiausias žmogui pervesti save iš... Tiesiog pakvėpuot. Ir tu visai kitaip mąstai. O jeigu, tarkim, tu esi pastojam strese. Žinoma, esi strese, esi kaip instinktyvus gyvūnas, tiesiog realiai reaguoji viską, negali savęs kontroliuoti, negali savęs valdyti, nes negali savęs valdyti, nes tiesiog kūnas te valdo. Tu esi jo valdomas, tiesiog tu pilnai sutapatini su savo tuom tokiu primityviu protu, sakykime. Nes jiems tai yra saugiausia, jiems atrodo, kad jis turi išgyventi dabar, taip reaguoti. Žinoma. O jeigu, tarkim, tu atsikeli ryte, pavyzdžiui, neišsimegojęs, ne? Ir, tarkim, tu esi jau nuo pat ryto esi strese. Ir beje, daug žmonių galvoja, ten kavytės arba vandenuko ir jie lekia per tos darbus savo ir galvoja, kad aš dar protarpinį badavimą tęsiu, bet ten jokio nebelieka. Pavyzdžiui, iš funkcinės medicinos tau yra jau kortizolis užkilęs. Taip. Iškart pasiekmė cukrus lygis išsibalansuoja ir tu jau nebesi būtent protarpinio badavimo privalumuose. Jo, nes tu keli sudėti stresą didesnį. Faktas, kur paskui, jeigu žmogus sako, aš jau pabadausiu, bet tai baigęs tą patį vakarą per valgymų, aš tą patį sakau, čia nėra festinimas, tai tiesiog yra netinkamas gyvenimo būdas ir tie žmonės tai tiesiog negauna tos autofagijos, sakykime, negauna to apytos pagreitėjimo, negauna geros savijautos, jie paprasčiausiai persivalgo ir tą gauna didesnį disbalansą. Ir tada tiek prisivalgo, kad kitą dieną nebenori valgyti irgi iki pat pietų. Ir nevalgo, nes tiesiog nėra... Nes atsikalė, sako, aš alkio nejaučiu ryte. Jo, faktas. Taip. Pradėkim nuo vakaro, kad vakare galbūt nevalgyti. Taip. Aš sakau taip, nori festinti, nevalgyti nuo 4 vakaro. Taip. Žinok, pats geriausias, aš tą patį darau. Viskas. Geriau miegosi, ugdysi savo valią, vakare turėsi būti sąmoningesnis savo mitybos pasirinkimais ir realiai iš ryto tu būsi išalkęs. Ir galbūt dar ryte, jeigu biškai pajudėtum, tą pačią tortiną pasidarytum ir po jos valgytum pusryčius, tobulai. Būtų viskas idealiai. Ir raumenį. Jo, bet žmogus sako, aš festinu, tai ryte nevalgau. Ir per pietus nevalgau, dirbu, ir tą realiai pradedu, nežinau, vakare ten ir viską išėlės. Ir paskui dar kokį alkoholinį gėrimą atsipalaidavimui. Nu ir turim rutiną realiai gerą vakarą. Nu bet taip yra. O pagal Ajurvedą tai netgi virškinimas, pusryčiai, pietus pats stipriausias, tai irgi rekomenduojama yra vakarienę praleisti. Ir miegas geresnis, ir gliukozė stabilizuojasi. Bet moteris, pavyzdžiui, jos dar kaip figūrą žiūri, tai būna vakare neužvalgo, bet kaip sakom, būna ir kad tikrai vyrai dažniausiai šaldytuvus darinė. O moteris, kurios prisižiūri, jos paskui labai suardo hormonų, va taip nejučiomis, hormonų sistema skydliaukė pradeda reaguoti. Jos galvo, iš kur, kodėl, o prasidedam vėlgi nuo to ritmo, kuris galėtų būti visiškai subalansuotas, jeigu tai būtų sąmoningumas, supratimas ir galvo, šitas pokalbis, žinai, ir leis susimastyti daugeliui. Aš tiesiog manau, kad reiktų paprasčiausiai turėti kažkokią rutiną, kur tiesiog tu valgai reguliariai, pastoviai ir tiesiog tai ataikai pagal savo gyvenimo būdą. Ir alkio neturi jaus, nes žmonės, kai kurie galvoja, kad alkis jis neturi lydėti, tai reiškia, turi būti maistingas maistas. Galbūt per mažai galiausiai valgai. Ir kai pradedi valgyti reguliariai, dažniausiai tas alkis atsiranda, kai tu jau apytą pagreitinti truputėlį ir tiesiog tą reikia nebadauti, kur žmonės apie tą pušiną, bando tiesiog iškentėti ir tuo viskas baigėsi iki penktadienio, šeštadienio vėl apsivalgymai. Tiesiog neriboto sveiko maisto. Pirmoje, tai paprasčiausiai sakau, įprast elementariai, turėti reguliarius valgymus. Bent 3-4 kartai per dieną, aš rekomenduoju galbūt net neužkandžiauti, tiesiog normalūs valgymai. Tiesiog dėti įpratį normaliai pavalgyti. Viskas, ar tai būtų 3-4 kartai, whatever, tasme, kas tau tinka, tiek valgy, bet tarkim, pusryčiai, faktas, pietus, galbūt tarp pietų ir vakarienės papildom valgymą, vien tiesiog realiai dėl to, kad nebūtų, kad tu pavalgai, jau ten po 4 valandų išalkęs esi, kas 2 valandas badauji, nesakai, nėra kada, čia to grįžti namo, čia va toj pavalgysiu, grįžti namo, pavalgai, atsiveria juodoji skrinė realiai, tiesiog ir tada tu, juodoji skrinė jau pasakyti, kur suryja ten viską ir tada tu tiesiog mastai pastoji, bet aš taip noriu valgyti. Nes per biochemiją visą neperšoksi, tiesiog kūnas įsidiktuoja. Tai gerai, stuburo pratimai. Kvėpavimo pratimai kartu su stuburo pratimais. Jo, tai realiai tai paėmus čia
vanduo minutė, stuburo mažas su kvėpavimais, tai kaip tiesiog atliekama, pavyzdžiui, dar vieną pratimą, tarkim, viena stuburo funkcija, tai tarkim, tai būtų fleksija. Elementariai tiesiog paslenkti šoną. Jeigu žmonės žinotų, arba bent jau pasitestuotų. Yra tų... Jo, tai mano platforma yra gal 35 stuburo mažas skirtingos. Elementai tiesiog. Gal ir problematikas ir viską. Jo, ir vienos daugiau tokios kaip meditacinės, kitos daugiau tokios kaip problematinės, tokiam spręstas problemas daugiau, kitos trumpesnės, kitos ilgesnės panašiai, bet paprastas dalykas, tiesiog žmogui užtenka pasitestuoti. Paslenkti vieną pusę, į kitą pusę ir tiesiog pasižiūrėti, gerai, ar man sunkiau vieną iš tų pusių nusilenkti. Ir jeigu žmogus turi problemą, jis, pavyzdžiui, tarkim, su kas siektų žemę. Čia, tarkim, pasiekia žemę, čia lenkiasi, tarpas 10 cm. Jau jam yra besiformuojanti problema. Elementariai. Aš neseniai pastebėjau, kaip aš tiesiog sukau galvą vieną į kitą pusę ir man tikrai viena pusė blogiau sukasi. Ir aš taip, nuo ko pradėti? Tai būtent tiesiog daryti daugiau į tą pusę, su nusilenkti tą pusę pabūti. Ten, kur tau yra sunkiau. Tada tu lygini savo stuburą, taip pat ir rotacijos, lygiai taip pat, pavyzdžiui, sėdžiu, tarkim, įsisuki vieną pusę ir žiūri, čia lengva, sukies čia, ribojantis judesiai, tu kažkokį maudimą jauti, kažkokį durimą jauti. Tai kas dabar gaunasi? Duosiu pavyzdį. Tarkim, žmogus yra sulinkęs, sakykim, šoną, ne? Ir, sakykim, yra taip įsisukęs iš karto. Tai dabar visi to žmogaus judesiai bus kreivi. Ir vienoje pusėje raumenys yra įsitempę, kitoje susitraukia. Dabar žmogus, tarkim, eis, tarkim, kas sniego. Tai kuriais pusė lenksis? Į tą, kur daugiau raumuo yra išsitempęs, jam yra patogiau. Jis taip ir lenks tą patį šoną. Ir kadangi raumuo yra per daugiau išsitempęs, kitoje pusėje daug susitraukia, jis dar paims svorį, tą sniegą, ir dar bandys įkasti ir kelt į viršų, ten, kur raumuo neturi sąjėgos. Kuom viskas baigės? Arba išvarža, arba tiesiog realiai geriausiu atveju patempimu. Ir kiekvieną dieną mes girdžiu tokias situacijas. Gavau išvaržą, ką darai? Kėliau kažką, ten kasiau, grėbiau, ten, arba aš labiau buvau susilenkęs, nebegalėjau sitiest. Tiesiog atkreip dėmesį, ar nėra skirtumų. Paprasti judesiai, pasilenkimas į šoną, stuburo pasukimas. Ir didžiausia galbūt problema yra galvos pozicija. Pas daug mažnių galvos pozicija tiesiog yra tokia. Stuburas nukritęs į apačią per viduriuką, galva yra per daug išlenkta aukštyn ir čia kaupiasi pastovi įtampa iš galo. Ir jeigu yra guzai visi ant galvos iššokę tik savo ant kaklo, tai ten jau yra kūno kompensacija, kad kūnas nori se apsaugoti, nes diskai jau stovi štai šitaip. Jeigu stuburas lenkiasi taip į apačią, o galvoje kelias taip aukštyn, tai čia jau viskas yra taip suspausta, kad truputėlį iškelsi dar aukštyn ir tau iškart jau šaus. Tai tiesiog, čia didelė problema, kaip žmonės sėdi, kaip stovi, elementariai pakelt krūtinę ir smakras truputėlį į apačią. Būt tokio vertikalioj pozicijoje. Inner Minds laidų partneriai yra tikrai išieškoti ir būtent tie, kuriais pasitikiu. Vienas iš šios laidos draugų yra alyvuogiukas. Mano mėgstama erdvė, kur aš galiu įsigyti itin kokybišką, aukštus parametrus atitinkantį alyvuogių aliejų. Ir štai naujiena, kurią, sakyčiau, reikėtų skubėti įsigyti, tai yra šių metų 2025 metų spalio mėnesį derliaus šviežiausias alyvuogių aliejus. Kaip matote, dažniausiai aš kai kalbu, akcentuoju, kad būtų alyvuogių aliejus butelis tamsus. Šitas yra šviesus specialiai tam, kad pademonstruotų jo žalsvą spalvą, šviežumą ir jisai skirtas tam, kad jį greitai sunaudoti, bet asortimente rasite įvairiausių. Net aliejų skirtų vaikams, būtinai pasižiūrėkite, tai vieta, kurią aš pasitikiu ir labai nuoširdžiai rekomenduoju atrasti kiekvienam jūsų, kuris žiūri. O tam, kad būtumėt motyvuoti tikrai įsigyti kokybišką alyvuogių aliejų, perduodu jums kodą, kurį matote savo ekrane, su kuriuo galėsite įsigyti pritaikius 15% nuolaidą. Ir nepamirškite, kad kokybiškas alyvuogių aliejus turi būti kiekvieno žmogaus namuose. Tai yra vienas iš top 3 priešuždegiminių produktų jūsų virtuvėje. Dabar klausimas toks, opus, kadangi visi telefonus rankose turim. Ja. Dažniausiai žmonės turi savo tos pačius įpročius, laiko toj pačio rankoje. Ir kelti iš aukščiau telefoną. Kaip teisingai, pavyzdžiui, reikėtų, nes dažniausiai mes visi, vieno rankos svoris didesnis, jis atrodo nesveria daug, bet iš tikrųjų mūsų kūnui nuolatinis tas laikymas. Ja. Tai yra vis tiek svoris. Pats tas faktas, kad mes čia laikom telefoną, tiesiog nebūtų problemos tas, kad galva būtų štai šitaip, nebūtų problemos, nes galva įprastai jinai kompensuoja štai šitaip. Bet čia, pavyzdžiui, laikai rankoje, aš kartais pati pajaučiu būna ir man nuo kaklo, nuo galvos dar prasideda tokia įtampa jau ranka. Tai nebūna dažnai. Nervo spaudimas, jeigu būtent per kaklą spaudžiasi nervas. Tai problema būtų ta, kad ne tiesiog tai, kad žmogus lenkia galvą žemyn, bet kad žmogaus vidurys nugaros per čia žmogus lenkiasi. Taip. Nes jeigu, tarkime, mes būnam ir per čia susilenkę, tai mes vis tiek pakelsim galvą aukštyn. Taip. Nes jeigu būsiu per čia sulinkęs, tai aš kompensuosiu per savo kaklą. Taip išsikelsiu aukštyn
ir dabar pastoviai kaupės įtampa mano kaklo gale, ten tiesiog viskas įsitempinėja, bet kas yra blogiausia, kad nugaros sudarys ir būtent krūtinė dalis stuburo, ji nusilpsta. Kai jinai nusilpsta, dabar žmogus jau nori įsitiesti, jam patogiau nebus taip pat su kūnu įsitiesti šitaip, jo, jam bus tiesiog va taip, o įsitiest, ką, su galva, viskas. Jinai dirba daug kartų per stipriai, o čia nebedirba visai. Ir dabar, tarkim, jeigu žmogus kažką nori daryti, ar kilnuoti rankas, ar kažkokius spotus įimti, ar galbūt ir sporto salėje sportuoti, dėl tos pozicijos stuburo ir pečiai nebeteisingai dirba, ir klubai taip pat išsisuka, jos muo išsirečia, daug įvairių kompensacijų. Tai jeigu žmogus nori pritiesinti savo laikyseną, paprasčiausia pakelt krūtinę aukštyn, neišsirečiant per juosmenį. Tai pilvas truputėlį temptas, krūtinė pakelt truputėlį aukštyn ir smakras truputėlį į apačią. Jeigu, tarkim, mes turim tos linkius natūralius, jo, kurie, sakykim, taip stovi, juosmuo, vidurys, kaklas, tai yra normalu, kad mes esame truputėlį tokiais linkiais. Bet kai jie padidėja, išsisto mūsų lordozė, kai juosmuo išsirietęs, klubai atsisukia atgal ir kifozė. Tai paprasčiausia žmogui reikia daryti mankštą tokią, kad tuos linkius truputėlį pratiesinti. Tai jeigu juosmuo išriestas, truputėlį lenkti jį. Jeigu per čia sulenkę esam, truputėlį kelt aukštyn. Jeigu per čia išriesta, truputėlį lenkt žemyn. Tai realiai tiesiog laikysena. Tai vat, sakau, dėl to aš darau kiekvieną dieną. Dėl ko aš darau kiekvieną dieną? Jeigu neparau mankštos, pavyzdžiui, vieną dieną, tarkim, dėl bet kokių priežasčių, labai retais atvejais tai būna, dažniausiai, kai jauties puikiai gerai, nejauti įtampų, galbūt daug sportuoji, sakai, kažkaip dabar, ar vėliau netyčia atsikeli dėl kažkokių priežasčių, tarkim, kažkas buvo iš vakaro, užsivėlini ir panašiai. Kas nutinka? Ta diena nejauti nieko, stuburas puikiai laiko. Ir tu atsikeli, jau kažkaip įdomiai, bet tada visą dieną, kai tu dirbi, kažką darai, jauti kažkokius įdomius jausmus, kažkaip jau pradedi kažkokį virpėjimą jaus, kažkokią įtampą, kažkas ne taip, jauties nebe savo kūne, nes esu įpratęs, kad nejaus iš visokių įtampų nugarai visai. Tai realiai neparai mankštos porą dienų, jau nebe taip jauties, kaip norėtum jaustis. Tai tiesiog tą žinant, užtenka daryti profilaktiškai, kaip dantis įsivalyti. Ir tu automatiškai dieną stovi tiesiai ir tau tiesiog yra lengva būti tiesiam. Bet jeigu, tarkim, tu neparai mankštos, ta tu vos neturi tai per prievartą tiesinti, kaip pat žmonės sako, kaip man įsities, per prievartą, ar neina įsitiesti. Tai neina, nes tiesiog kūnas neturi jėgos ir nėra pradės ten būti. Tiesiog čia realiai yra pastumo klausimas. Bet aš neturiu skausmų. Tai galėjo būti tai, kad vaikystėje sportavo, ne? Va, tai jau kažkoks tai pamatas. Nes tu turi įprotį būti tiesi ir nesikuproti. Jeigu turi įprotį būti tiesi, nes, tarkim, tu nesėdi štai šitaip, nebūni štai šitaip, nėra, sakykim, ir pagurklio, nėra, kad galva tokia išlinkusi, tiesiog elementariai, turi įprotį būti tiesi. Tai jeigu žmogus būna tiesus ir savo kūną naudoja, sakykim, to lygiai, jis ir nesukurs, sakykim, kažkokių tokių disbalansų. Bet pavyzdžiui, tarkim, mano atveju, jeigu aš gimiau su skoliozė, tarkim, su plokščiapadystė, tai automatiškai tiesiog kūnas yra linkęs į tos iškrypimus. Ir vieniems žmonėms galima apsėti ir be to, bet geriausia paprasčiausia profilaktiškai tom rūpintis, bent labai trumpai, arba bent jau įsivertinti, ar tu turi tas amplitudes. Labai svarbu, reiškia, tėvams, pavyzdžiui, klausant, auginant vaikus, jau kreipti dėmesį į vaikų laikyseną, jeigu reikia laikų nuvesti pas kineziterapeutą arba treneris, jeigu... Faktas. Į pėdas įdėmėsi. Labai dažnai vaikai yra su plokščiapadystė, pėdas yra į vidų, automatiškai klubai taip pat nebeteisingai dirba. Plokščiapadystė kažkaip dažniau pamato, žinai, bet apie stuburą aš būna kartais. Bet ne taip dažnai irgi, žinok. Ateina žmonės, pavyzdžiui, buvo prieš savaitę, atėjo vaikas 2 metų, plokščiapadystė, ten ne pati plokščiapadystė, paprasčiausia yra taip. Čiurna yra pasuta į vidų. Jo, tai yra, vadinasi, čiurnos pati, čiurna gali pasukti į vidų, arba sūtis taip išas, sakykim, tai yra panacija supinacija. Ir pėda taip pat gali būti plokščia arba su arka. Tai gali būti, kad yra arka, šiokia tokia, bet čiurna vis tiek yra į vidų nuvažiavusi. Ir tai bus tas pats plokščiapadystė. Nes vis tiek realiai pėda bus blogai pozicijai, nes ir kelias eis taip pat į vidų ir panašiai. Ir nebus klubose stabilumo. Tai šeimos gydytojai negi šito negali pastebėti. Tai atėjo vaikas su šiokia tokia arka, bet čiurnos tikrai labai į vidų nukritusios. Ir sako, tai va, mes buvom pasataitas, sako, nėra plokščiapadystės. Sakau, bet taigi čiurnos konkrečiai vidų nukritusios. Sakau, pažiūrėkite, tiesiog parodžiau savo pėdas, parodžiau vaiko pėdas, sakau, tokias pat pėdas. Jie tokie žiūri, sakau, dabar anos kojos pastovėk. Negali vaikas pastovėti, nes tiesiog pėda yra nukreipusi į vidų. Ir ta sako, mums klubai sukasi, keliai sukasi į vidų. O sakau taip, nes keliai eina į vidų ir kojos rotacija automatiškai sukasi taip irgi į vidų. Ir automatiškai tiesiog vyksta kompensacijos, tas vaikas ten įdomiai bėga, keistai vaikšto, sakau, tai nes tiesiog nuo pėdų visas pasėda. Sakau, mums nematė tokių dalykų. Sakau, tai galbūt kaip patys žmonės tokių problemų neturėjo, tai jie nepastebi, kaip jie tai atrodo. Kaip gera apie tai kalbėti.
O kitas momentas, kad aš pastebiu, šiaip būna, ne tai, kad aš analizuoju žmonės ir nevertinu, bet būna toks sustabdau ir pasižiūriu, grinai, va tiesiog laikysinas. Žinok, retai kada pamatai žmogų su teisinga laikysena. Tiesiog 99% net nepagalvota apie tai, bet aš asmeniškai negaliu praeiti žmonės nepamatęs dalykų, nes tiesiog realiai aš matau disbalansus. Eina žmogus, šlubuoja, tarkim, šiek tiek, matau, kairė koja tas, dešinė koja tas, matau visas lasdas, kiek žmonės su juo eina per gatvę, kai važiuoju su mašina, automatiškai skaičiuoja netyčia. Tiesiog mano elementai paprasčiausia tai ir primena man pačiam viską, kas yra kas. Netgi būna gaila tų žmonių paprasčiausia, kad šlubuoja, ta noris apie tai kalbėti, dalintis, pasakoti. Atrodo, kodėl reikia visiems laukti senatvės, vos paeiti, šlubuoti, ten realiai kankintis, net iki parduos nueiti. Kodėl reikia realiai iki to daryti visiems ir kodėl žmonės neturėtų, pavyzdžiui, galvoti apie tai iš anksto, jeigu tai yra tokia problema. Jeigu, pavyzdžiui, mes matom, bet žmonės įprastai tiesiog renkasi, ką jie nori ir matyti ir ką jie nori ignoruoti. Pavyzdžiui, jauni žmonės ignoruoja senatvę. Jie nemato vyresnių žmonių, jie nemato senelių, nemato mačiučių, jie nemato šlubų žmonių, rožiniai akiniai nėra realiai tokių dalykų. Ir tiesiog mąstyk, man tai tikrai taip nebus. Ir aš klausiu, ateina žmogus su klubo pakeitimu. O tu manai, kad tau tai bus? Ar aš tai manau, kad man tai bus? Baigtų juokus, aš ir sportuodavau ten tą, tikrai nemaniau, kas pasikeitė. Buvo laikotarpis, sustojau sportuoti, turėjau daug streso, nustojau sam rūpintis, pagalvojau, kad reikia tą reikia daryti, priaugau svorio, bandžiau, nepaėjo, bandžiau vėl, nuleidau rankas ir pasakė, tau klubą reikia keisti. Tu realiai nebegalėsi paeiti visai už poros metų. Ir žmogus lasda vaikšta, su ramentais vaikšta. Kam palikti gyvenimui tokią realiai tikimybę, kad tau taip gali būti. Vien dėl tavo valios trūkumo, arba disciplinos trūkumo, arba dėl žinių trūkumo, tiesiog turėti tokį šansą, kad tu gali realiai, kai tau bus šiam ar pem, ar netgi kiam metų, nebepait. Didžioji dalis žmonių tiesiog masto čia ir dabar, iš tikrųjų nemasto, kaip sako, taip reikia būti čia ir dabar, bet nemasto į priekį. Čia ir dabar įsiterpsiu truputėlį. Čia yra skirtingi, čia ir dabar jie būna išgyvenime. Sąmoningesni galbūt žmonės, kai galbūt jau yra savo kūnai valdžiom pasirūpinę, jie būna čia ir dabar šio akimirkoje sąmoningai, mėgauja šią akimirką, neprojektuoja per daug į ateitį, nemasto per daug apie praeitį, tiesiog realiai gali būti čia ir tiesiog suvokta ir gyvenimo laikinumą ir pasidžiaugti dalykais, nepasišvė dalykų Bet žmonės, kai patiria per daug streso, jie čia ir dabar yra dėl to, nes jie yra iš gyvenimo lygmenį. Jie negali apie ateitį galvoti. Jeigu mes taip mastom iš smegenų pusės kaip gyvas smegenis, jeigu žmogus mąsto su midolinė dalim, tiksliau, realiai jis yra varomas tos dalies, sakykime, jis identifikuoja su tuom, tai tenais nėra kūrybinio mąstymo, ten nėra planavimo, ten nėra loginio mąstymo, ten nėra kažkokios, nežinau, projektacijos į ateitį, kad kas tau bus, jeigu taip, ten visai yra dabartis. O čionais ir realiai tau kas gali nutikti. Nerimas, baimė, blogiausi scenarijai, stresas ir faktas žmogaus negebėjimas būti toj pozicijoje, toj būsenui, norėjimas ją pakeisti, norėjimas ją kažkaip galbūt nuraminti, kažko užvalgyti, kažko suvartoti. Tiesiog greitai, kad to nebūti būsenui. Tiesiog automatiškas žmogus, jis negali apie tą ateitį pagalvoti. Ir kai ta ateitis ateina, pavyzdžiui, atsikeli, tau išvarža. Ir toks susižvalgai, palauk. Buvo problemos su darbu, su santykiais, aš čia bandžiau išgyventi, bandžiau sutaupyti pinigus. Ir tau šo išvarža. Tu iki tol net apie nebūtum pamastęs, net pagalvojęs, ignoravai realiai ir žmogus, kai yra tokiam stresė, paprasčiausiai jaučia skausmą kažkokį, bet jis net nesureaguos, kol galbūt jau kažkas tiesiog nenutrenks, nenukirs, nenušauks, nežinau, galvos skausmas kosmosinis, jis net nepastebės tų dalykų, nes nemasto apie dalykus plačiau, vien dėl to paties streso. Tai mes grįžtam prie rutinos ryto, dėl ko svarbu yra kasdien save sugrąžinti į čia ir dabar ir savo kūną nuraminti ir tą stresą susimažinti, kad savo realiai tą patį mąstymą pakeisti ir būtų savo aukščiausiai būsenai, kur tu gali pagalvoti, gerai, mano vertybės, tarkim, aš turiu planų, turiu darbų, lėkiu, skubu, mano vertybės, Prie tavęs grįžtant, užrašinė, tikriausiai, ar ne? Tai trys tie dalykai, kurie skirti faktiškai mano kūnui. Tai mes čia paimam tą, sakykim, fizinę pusę. Kai baigiu stuburo mankštą, aš bent jau porą minučių pamedituoju. Tai nėra, kad aš, pavyzdžiui, pusę valandos sėdžiu, tarkim, tiesiog mėgaujos. Man svarbu tiesiog grįžti tą būseną, paprasčiausia sugrįžti ir pajausti tą būseną ir tuomet stengtis jo išbūti visą dieną kiek įmanoma daugiau. Jeigu, tarkim, aš jos išeinu,
vėl sugrįžti. Duosiu pavyzdį, tarkim, prieš mūsų filmavimą sportavau labai intensyviai, tarkim, kojų treniruotę. Ir po to dar filmavimai 3 valandos, tarkim, filmuoju programą. Stresas aukščiausio lygio. Pulsas 110, 115, tiesiog tu leki, kalbėti, nurai, viskas intensyviai. Labai intensyviai ir tuomet turi laiko pusvalandį, iki čia atsigauti. Ir esi toks sveriai, kapuoja, ir tuomet, toks tarsi išsijungi. Padeda, pavyzdžiui, muzika tam tikra, tarkim, aš turiu tam muziką, kurią pasijungi ir, tarkim, su tu medituoji. Jeigu, tarkim, tu jungi būtent tam tikrą muziką, ne tik dėl bangų, bet, pavyzdžiui, dėl tos pačios, pavyzdžiui, atminties smegenų, kaip tu jauties arba kaip tu jauteis, kai, tarkim, tą muziką klauseis. Tai, tarkim, jeigu aš medituoju ir tais su tą pačią muziką, ir aš dabar, tarkim, esu aukštam strese, aš ją įsijungiu ir smegenis, pum. Iš karto grįžina. Grįžti į tą patį prisiminimą, kur tu jau buvai prieš tai. Muzika tai ištrigerina tą būtent prisiminimą, tą būtent savijautą. Tuomet pradedi kvėpuoti. Nusimuši pulsą, lėtai kvėpuoji giliai ir galiausiai daini kitos pozicijos, tiesiog kur tau mintis nebekyla ir kur negalvoji. Ar čia būsiu pavargęs, kaip atrodysiu, kaip čia dabar man išeis, ar pakalbėsiu, ar čia kas bus rytoj, ar rytoj gerai jausias, o kaip bus rytojaus darbai, o palauk, o kas bus savaitgalį, palauk, Velykos, o kaip bus kitą savaitgalį, o kaip bus kitą savaitę. Viską tiesiog išjungi, būni šio akimirko, sakai, okei, nusiramink, pasiok pakvėpuok ir grįžti tą ramybės būseną ir viskas. Tiesiog tą realiai tu sugrįžti. Nes tikrai nebus kalba, tarkim, tu leki, bėgi, skubi, turi daug darbų ir tai darai tiesiog taip, visiškai zen, tipo, ramybės būsenai, tiesiog nereaguoji nieko. Kas gali iš tikrųjų nutikti, apie ką visą tai ir tu atsitrauki nuo viso pasaulio likti ir žiūri iš šono. Tas labai padeda, nes tu supranti, kad tu ne tai, kad tu mažas ar nereikšmingas, ne apie tai, bet apie tai, kad viskas daug paprasčiau. Tiesiog. Taip, tiesiog paprasčiau. Viskas yra nepaprasta, kai tu esi savo toj primityvioj būsenoj. Kai tu esi kaip gyvūnas, kai tu galvoja, kad tu toj mirsi. Nes juk nėra skirtumo, tas nerimas ir baimė, tai realiai ko tai yra baimė. Ta dalis iš vis mums yra sukurta tam, kad mus išsaugotų realiai nuo grėsmės, elementariai. Taip, kad mes tiesiog nemirtumėm. Tiesiog per dažnai įsijungia ir šiuolaikiniam žmogui, žinai. 100%. Ir kai jinai labai yra aktyvi, tiesiog tu jauti net nerimą, net pats tas molas, dėl ko tas nerimas jaučiasi. Tai sakau, tai man... Bet dažnai apie muziką tikrai labai, labai fainas dalykas ir tu dar pasakai, kad Gražina, aš turiu irgi savo tokią muziką, prie kurios prisėdu prie darbų ir jinai kartais tiesiog iš YouTube, fokusų koncentracija ir iš tikrųjų jinai tokia gera ir realiai veikia. Ir va tu teisingai pasakai, kad dienos bėgė, kartais galima eiti, bet aš jau nebejungiu dienos bėgė. Bet jinai veikia dėl to, nes ne tiesiog, kad yra kažkokios bangos, kažkokia melodija, bet tai dėl to, kad tu turėjai ir prisiminimą, kaip tu jautei su tą muziką. Taip. Muzika galingas, labai galingas dalykas. Jo, kaip ir emocijos, kaip ir prisiminimai, kaip ir kvapai, įvairūs dalykai. Faktas. Tai va, tai sakau, tai kvėpavimai... Pamiršta apie paprastus tokius šalia esančius dalykus. Tiesiog kažkokie tai, sakykim, hakai, kaip tu gali save pahakinti kartais. Tai va, nes reikia tiesiog, ne tiesiog rutiną turėti ryto, bet tiesiog mokėtos dalykus ir juos panaudoti tada, kai to reikia. Tarkim, galbūt šiandien ryte aš turėjau rutiną šiandieną 15 minučių. Man daugiau nereikėjo, aš jaučiausi gerai, viskas buvo tvarkoj, pasidariau ir tiesiog pradėjau gyventi. Bet pavyzdžiui, man tam tikrų ritualų ir tam tikrų, sakykim, tokių praktikų reikėjo šiandieną, tarkim, prieš filmavimą. Tai būtų, tarkim, šaltas vanduo, buvo prieš pat, pakvėpavimai, tam tikra rami muzika, minčių nuraminimas, tarkim, tiesiog meditacija tam tikro lygio ir tada tiesiog tu būni vėl savo geroj versijoje. Ir dabar, pavyzdžiui, vakarop, normalu, kad kūnas bus visiškai išvargęs. Ir kad tu galbūt gali jau vėlgi pereiti tą, sakykim, daržovės lygį. Bet dabar, kai tu iš anksto jau žinai, kaip tu galėtum jaustis, tu jau žinai, kaip su tom reikės kovoti. Ką su tom reikės daryti? Pirmiausia, sočiai pavalgyti, kad vieną problemą išspręsti vienu metu. Toliau, tiesiog galbūt reikės atsigulti ir, pavyzdžiui, galbūt pagulėti kokį 20 minučių. Suduot kūnų nusiraminti, atspalaiduoti, nusimušti pulsą ir paprasčiausiai tuomet sakyti, gerai, aš šiandien sąmoningai praeisiu savo vakarą. Elementariai nueiti truputėlį anksčiau miegoti, nes tikrai bus poreikis padėjęs miegui. Ir tiesiog tu renkiesi... Prieš grynam orui visai būtų neblogai, pasivaikščiai šiek tiek irgi stabilizuoja. Jo, faktas, 100%. Pakvėpuot, jo, ir tiesiog abiškai atsiriboti nuo savo tos galvos, tiesiog nuo visų minčių, nuo visko, tiesiog abiškai būtų gamtoj. Faktas, tai va, dėl to kvėpavimai su mankšta eina kartu, nes tiesiog aš nelabai mėgstu galbūt atskirai daryti, nes ir mankšta yra stuburo, ir dar čia dar medituoti, dar čia kvėpuoti, dar čia nana. Jo, tiesiog prijungi visą kartu. Ir kaip visą, ta trumpa meditacija, būtent tam emociniam lygmenį, padeda pajausti dėkingumą. Tiesiog tai, kad kai, tarkim, tu turi daug visokių darbų, problemų, rūpesčių, kas yra normalu, jeigu tu kažkur judi, kažką darai, jeigu tu neturi problemų rūpesčių, vienas tu stovi vietoj, komfortė esi, tiesiog labai kažkur iš tikrųjų eini. Tai
padeda tas rytas, kad tu pajaustum, pavyzdžiui, dėkingumą. Ne? Ir tarkim, kad tu nesikoncentruotum paprasčiausiai savo kažkokius tai iššūkius, problemas per daug, nereikėtų koncentruotis. Suvok to laikinumą, kad dabar jos yra, paskui nebus. Tiesiog realiai prisimint, ką tu jau turi, kur tu esi nuveikęs, padaręs, tiesiog ir šiaip, kad tu esi gyvas. Taip. Paprasčiausiai dėkingumas, tai čia sakykime emocinė būsena. Tuomet iškart jausmas tos gausos ir iškart nuramina. 100%. Nes tos problemos nėra tiek ir svarbios. Aš kaip sakiau, vienam žmogui pašiausiai, kad tarkim, jeigu tu ištisai esi pratęs reaguoti dalykus ir galvo, kad tarkim, jeigu turi problemų, dabar tarkim turi jas labai reaguoti. Labai būti užsistresavęs, tiesiog labai emociškai tai reaguoti. Pagalvok, kada tuomet buvo laikotarpis, kai nebuvo problemų. Kai tu buvai mokykloje, problema buvo, kad nespėjai daryti namų darbų. Egzaminai dabar ateina, dabar neturiu tenais galbūt pinigų, dabar ginu pas tėvus, išėjai, studijuoji, kažką mokais. Neturiu laiko, dabar aš prastai jaučiuos, miego neužtenka. Dabar, tarkim, turi jau darbą. O, nespėjau darbų padaryti, nespėjau to padaryti, dabar, tarkim, turi vaikų. O, dabar tas, anas. Ta realiai turi verslą. O, dabar vėl tas, anas. Ir taip žiūri, iki pat gyvenimo galo tu ištisai stresuoji. Ir niekada nenusiramini. Tai čia ne problema tame, kad yra problemų. Problema tame, kad mes jas tiek sureikšminom, kad mes galvojam, kad neturėtų būti. Ir kad tai mums kelia stresą. O, problema, kad tik nebūtų problemos. Sustaikai jos bus, pakeiti požiūrį, kad jos yra ir jos turi būti. Ir paprasčiausia, atriboji tą savo emocinį, psichologinį atsaką į tą problemą automatinį ir pasirenki savo reakciją, kaip tu nori tą problemą spręsti. Tiesiog atriboji stresą nuo problemos, nes tau ją vis tiek reikės išspręsti. Tai jeigu mes taip mąstom, kad kam problemą spręsti, sakykim, savo stresinių mąstymų, stresinių protų, tiesiog kur yra nerimas, baimės, pasimetimas, chaosas, kiek tame nervus išdegini. Visiškai. Kai tą suvoki, atsiriboji, gerai, turiu problemą, viskas, prisiima atsakomybę. Ir dar efektyviau. Prisiima atsakomybę, tiesiog sprendžiu ją ir paprasčiausia susitaikau. Kas bebūtų, jau jeigu taip nutiks, viskas, ko tu čia dar bijot papildomai. Ir tai padeda padaryti, sakau, meditacija, atspaldavimas, nesitapatinimas savo kūnu. Ir galiausia, kas mums lieka, psichologinis lygis, ką tu minėjai pati, tai realiai yra mūsų minčių lygmuo, kai mes galbūt planuojam savo dieną, analizuojam, kas gali nutikti. Šiek tiek perbėgam per ją, ne? Jo, truputėlį pažiūri savo dieną, ką tu darysi, kad tu leistum laiką sąmoningai, kad tiesiog tu realiai pats pasirinktum, ką tu nori veikti, ką tu galbūt vakare veiksi. Jo, šiandien po darbų, tu pagalvoji gerai, kaip aš noriu galbūt darbe mąstyti, reaguoti, koks nori būti produktus šią dieną ir panašiai. Tiesiog savo minčių kontrolė, valdymas ir, kaip ir tu minėjai, išsirašymas. Labai padeda galbūt tai planą iš vakaro surašyta, kas kaip kur, kaip ką, kaip nori ką daryti, tuomet perbėgi akim, pasižiūri ir galbūt yra kažkokių naujų minčių po nakties, nes tiesiog mūsų smegenys susisinkina, kaip sakant, susidėlioja, kažkokios mintys yra naujos. Jas įsirašai, susidėlioji ir galbūt paprasčiausiai šiaip prašai, sakim, kaip aš šiandien miegojau, kaip aš šiandien jaučiuos, ką aš nemastau. Tiesiog toks mini žurnalo vedimas, paprasčiausiai kaip dienoraštis, porą minučių per dieną. Toks terminas negi yra integralioje sveikatoje morning pages. Ta prasme, tu paimi lapą ir tu negalvoji, ką tu rašysi. Jo. Tu tiesiog pradėk. Ir nesvarbu, kas ten yra parašyta, bet čia yra moksliškai pagrįstas metodas, nuimantis įtampą iš karto. Ir pats įpročio formavimas, kad tu viską pasum rašytis, net kai jauties gerai, ar tarkim tau yra problemos, ar jų problemų nėra, nes tarkim, kai tu turi kažkokių problemų ir galbūt nepastebi, kaip tu jauties, arba nepastebi kažkokių problemų panašiai, jeigu tu įsirašinėjai, tikėtina, kad tau pasąmonė pasakys apie tas problemas, tau ateis tos mintis į galvą. Ir tu tuomet netgi mokysis tas mintis pastebėti. Tai čia realiai kaip rašymas tų minčių yra kaip meditacija, kur tu turi mintis pastebėti, kas tau galva ateina, kad jas įsirašytum. Ir sakoma, kad realiai efektas būtų kaip mąstyti, tai būtent yra mintis įsirašant. Nes jeigu, tarkim, nesugalvoji savo galvoj, tos mintis yra chaotiškos, kažkas prasideda, per šoką kažkur tur, pameti fokusą, jau iš vis net nemastai, kad tu mastai, pasimeti, bet jeigu tu, tarkim, rašai kažką, tu turi apgalvot, objektyviai, įsivertint, analizuot, galbūt argumentuot tas visas mintis ir panašiai, ir tai yra realiai aukščiausio lygio mąstymas. Vienas su tam, kad efektyviai mąstyti. Tai va, tai medimas rašau, bet nepastoviai. Jeigu, tarkim, aš atsikeliu, žinau, ką aš darysiu, žinau, kaip aš jaučiuos, problemų kažkokių galbūt neturiu. Tu nuskenuoji, tiesiog pajauti poreikį. Jo. Ypač, jeigu galbūt jauti nerimą, jauti pasimetimą, geriausias būdas. Nebandyti galvoj, nes tiesiog tu galvoji tą subjektyviai. Nes tos mintis yra varomos taip pat ir emocijų. Rekomenduoju, tarkim, taip. Tu turi galvoti taip, kad, pavyzdžiui, kaip tu žiūrėtum savo situaciją,
iš tos pusės, kaip galbūt tu patartum savo draugui ar kitam žmogui. Į savo mintis pažiūrėti objektyviai ir duoti savo patarimus, tas duotų patarimus kitam žmogui. Tas pats yra, pavyzdžiui, kaip su užrašais. Jautiesi chaose, nerime, kažkokiai baimiai, pasimetime, atsisėdi, pasiemi lapą ir tiesiog taip, atsėdėsi, būni ramiai ir savo sakai. Pirmiausia, pakvėpuoji, žinoma, nusiramini, ne? Ir sakai, gerai, kaip aš jaučiuosi šiuo metu? Įsirašai, jaučiuosi taip ir taip ir taip. Kas man duoda ramybės? Kas mane neramina? Pup, įsirašai. Tiesiog lauki savo minčių. Arba sakai, gerai, aš laukiu minčių, kas man šiuo metu yra negerai, kur aš turiu galbūt imtis veiksmų ir ką aš turiu padaryti. Ir sėdi, ir būna galvoj tylu. Ir sako žmonės, o ką man rašyti, man sako, nėra minčių jokių. Sau tai pabūk ramybė tada, pamedituok, džiaugis. Sėdi, nėra minčių, liuks, medituok, kokia čia problema? Atsipalaiduok. Ir kai mintis ateis, jas įsirašyk. Nes mes galim bendrauti su pasąmonė. Mes galim paklausti klausimo, aš noriu žinot, ką man šiandien reikia mąstyti. Gausi lapą visą surašyti. Noriu žinoti, kaip aš noriu seminarą pravesti. Mums mintis apie seminarą. Čia yra bankas, čia yra mūsų... Didžioji dalis tiek neskiria erdvės net tam pabandyti. Ir net nežino, kokia tai galia, tikrai. Tai labai fainai, kad mes galim... Labai stiprus įprotis, kurį, sakau, aš darau pastoviai. Ir duosiu taip, kaip aš jį darau. Aš tarkim rašau taip, pirmadienis ir tiesiog rašau, pavyzdžiui, random. Atsikėliau tuo metu, jaučiuosi taip ir taip ir taip, mano tokie planai. Tokie galbūt darbai, ir tuomet vakare yra, pavyzdžiui, galbūt, tarkim, tikslai, ką noriu pasiekti bendrai, kad prisimintum savo galbūt tikslus ateities, mano vertybės. Aš šiandien noriu būti toks, tiesiog realiai to vadovaujas. Ir irgi sakau taip, ryto deklaracija, kurią tu pateiki savo, koks tu būsi šiandien vakare. Kontraktas su savimi. 100%. Ir pasirašai. Vakare šiandien aš, pavyzdžiui, nežiūrėsiu filmų, valgysiu sveiką maistą, elgsiuosi taip ir taip ir taip, tą darysiu. Ateina vakaras, tu jau nori jungti Netflixą, pažiūri realiai užrašus, nežiūrėsiu filmų, valgius tą ir tą, bolt orderis, cancel. Taip, palauk, taigi aš esu čia ką. Tai juk aš čia tą savo rašiaus, būdamas tokioj būsenai, aukštesniai būsenai, nepavargęs, pailsėjęs, po kvėpavimų, pašalto vandens, kur sakiau, aš noriu pakeisti gyvenimą, aš noriu imtis veiksmų, aš noriu stengtis, šiandien aš imsiuosi kažkokių, nežinau, darysiu, ko nedarau iki šiol. Dar jeigu lentą turi whiteboardų tokiam. Ateina vakaras, tu esi pavargęs, ir tu nori grįžti prie savo automatinės programos. Pažiūri savo užrašus, tu savo pasakei ir pasirašai. Ir to nedarysiu, bus tas ir tas ir tas. Taip. Ir nelygis save šiaip, jeigu, bet žinai, esi tikslų siekiantis ir tokį, savigarbos jausmą turi, nenori tu to jausmo, kad save pavedėjai. Tai realiai sunkiausia yra pradėti ir dažniausiai tu nepradedi to, nes tu žinai, kad per savo atsakomybę ir turėsi dalyko laikytis. Taip. Elementariai. Nori to išvengti, jo. Faktas, jeigu tu rašaisi, jeigu tu žymies savo progresą, analizuoji savo klaidas, jau tu 7-8% darysi žymiai mažiau klaidų ir tu iš jų mokysies. Bet jei tiesiog tu sakai, ai, yra kaip yra, ai, neapsikraunu, ai, čia palikim rytoj, ai, tą, ir to nesižymi. Tiesiog net neseki, kaip tau sekas viskas. Jeigu tu nematai to ant popieriaus lapo, net neskauda. Ai, tu net nepasiekai, tu klydai kažką darai ne taip. Tai sakau, tai ir vakare tada tu darai analizę. Kaip diena praėjo, kur tu klydai, galbūt ne taip sureagavai, ką ne taip pasakėjai, ne taip pasielgiai. Ir paprasčiausia, tu tuomet analizuoji, nori gyventi geriau. Aš tą dariau jau labai senai ir knygoje išgirdau apie Amerikos prezidentą buvusi, man rodos, kad Lincolną, jo, labai čia šis, kuris labai senai gyveno, čia prieš kiek metų. Tai jisai kiekvieną dieną taip analizuodavo, ką jis kalbėjo su visais žmonėm. Pavyzdžiui, sąrašas. Su tuom kalbėjau apie tą, su tuom kalbėjau apie tą, su tuom apie tą. Ir jis turėdavo sąrašą dalykų, ką jis baigė kalbėti su kiekvienu žmogum, kuris taip reagavo, kuris klydo, kuris taip elgėsi. Ir jis kiekvieną dieną savo sėdo taip, aš noriu patobulinti vieną dalyką per savaitę. Ta ištobulina dalyką vieną ir paskui tobulina kitą dalyką. Paskui kitą dalyką ir žiūri, ir jis tai darė, kai dar nebuvo prezidentas. Ir jis savo miestelį paliko pats populiariausias visų mėgstamas žmogus, nes tiesiog su visais bendraudavo realiai va taip, dėl savo užrašų vedimo. Ir galiausiai žmogų prezidentų išrinko. Geras. Tikrai nuostabi istorija, nesu jos girdėjęs, bet tai tik tai rodo, kad nuoseklumas atveda prie tikslų ir kiekvieną gali atvesti. Tiesiog žmonės neturi tos rutinos. Ir... Mano suvokimu yra paprasčiausia vertybė ir suvokimas, būtent motyvas. Kodėl aš tai darau? Nes žmonės daug ką žino, daug ko nežino, bet daug ką žino tikrai. Ir jeigu žmogus tik tai žino, jis daug ką nuveiktų, daug ką pasiektų. Bet dėl ko žmonės daro to, ką jie žino, ką reiktų daryti? Arba daro, ko galbūt reiktų daryti? Nes žmonės elementariai neturi aiškios vizijos ir vertybių sistemos,
dėl ko jie nori gyvenime stengtis. Galbūt yra nusivylę, pradeda tikėjimą, kad čia nieks jau geriau nebus, kam čia stengtis iš vis. Galbūt tai vertino pagal savo praeities kažkokias klaidas, patirtis, galbūt yra programa iš kitų žmonių. Kad galbūt tau čia tiesiog taip yra, tu toks esi, tu čia praeityti ir darai ten tą, tau nieks nepaės, žmogus tom patikė, nebedaro. Ir tokie žmonės tai nebesajoja į ateitį. Ribojantis įsitikinimai. Jie nebemasto į ateitį, jie nebegalvoja, kad gyvenimas turėtų būti geresnis ir paprasčiausiai net neturi tos motivacijos, dėl ko apsikrauti iš vis, kam stengtis iš vis. Vis tiek neverta, nes jie jau yra patikė, kad tiesiog yra niekam tikė, sakykime, iš tos vienos pusės. Tai kai žmogus neturi pakankamai šios vizijos, jis tuomet leidžia, kitaip tariant, neturi aiškaus klausimo, kodėl jis to nori, bet kodėl jis nori stengtis, kodėl nori daryti va tą ir tą ir tą. Galbūt kas būtų, į to nedarytum, tarkim, disciplina su stuburu. Aš žinau, kad man, pavyzdžiui, nugarą galbūt rakintų. Ne rytoj, ne paryt, ne po savaitės, galbūt po mėnesio, galbūt po 2 ar po 3 mėnesių, bet kai aš tame buvau, negreit atsikelti iš lovos. Pusvalandį, tiesiog tu sukies, lipi, truputėlį pasisvit surakina. Tu pajutai ir tu paskui pradėjai formuoti irgi savo discipliną. Kai kurie žmonės, kurie nepatyrė kažkokių tokių duobių ir šiaip ambicingumo trūksta. Vieni mokosi iš savo klaidų, kiti mokosi iš tiesiog kitų žmonių. Jeigu, tarkim, yra pasikartojantys dalykai, elementariai, tarkim, beveik visiems jums skaudės nugarą, anksčiau vėliau. Su tokie yra tyrimai, tai rodo, kad realiai visiems beveik nugaras skaudės. Kodėl taip yra? Tu sėdi kreivai, tu nejudi pakankamai, prastė laikysena, dėvisi visi slanksteliai, tau galiausiai šypsas stuburas ir tau skaudės. Tai jeigu tu niekada ir tiksit bombą ir kad tas tai laukia, tai to nedaryti, nes dar nėra blogai šią akimirką, tai kokie mes esam žmonės? Čia jau mes kalbam apie standartus. Ar tu dantis arysi, kai tau vienas dantis išgrius? Jau kaip ir manau, kad reikėtų, jau nėra priekinio danties viena. Jau aš pradėsiu, realiai, čia jau man jau motyvacija jau yra. Ne, žmogau, tu vėl danties neturi, tau jau reikėjo prieš 10 metais valytis tikriausiai. Visiškai. Tai tas pats ir su raumenyno auginimu, tau su metais raumeninė masė mažėja. Ar tu lauksi to realiai, kol nepaeisi? Mažėja, tai tau, kad pasivyta. Kol neatsitūpsi ant žemės? Ir kad užauginta raumeninė masė, kiek reikia irgi laiko, kiek reikia darbo tam, tai žmonės tiesiog paskui mojo ranką, bet taip pat ir su viskuo. Koks čia yra svarbus dalykas. Ar tai yra su svoriu tas pats? Ar tavo standartai tokie, kad dabar tu lauksi, kol tu pasieksi 100? O, 100. Gerai, mano standartai jau realiai jau biškilypa per viršų. Dabar aš nusimesiu, nes jau 100 pasiekiau. Dabar aš biškiai truputėlį susimsiu su mityba, po 20 kg nusimesiu, tai dabar 8 kg, bet juk aš galiu būti 100. Dabar galiu vėl valgyti skaniai kokius metus laiko, 2 metus laiko. Atauga vėl, bet vėl jau 100, vėl reikia mestis. Aš sakau taip, žmogaus standartai. Tasme, realiai, ką tu gali savo leisti? Iki kiek nusiristi. Mano standartai, pavyzdžiui, laikysena arba, tarkim, su mobilumu sąnariu, turėti pilnas amplitudės, kūne jausis laisvai, lengvai lipti laiptais, lengvai pasilenkti, lengvai atsikelti, ryte atsibundi ir tu gali šokti iš lovos iš karto ir nejauti net menkiausią diskomforto kūne. Čia mano standartas. Eiti pasivaikščioti po kalnus, tiesiog realiai judėti ir būti laisvam savo kūne. Jeigu aš, pavyzdžiui, jaučiu, kad, pavyzdžiui, kažkaip keistai čiurna lenkėsi. Pažiūri, mobilumas sumažėjo. Viskas. Einu daryti programos, einu tobulinti savo mobilumo tos čiurnos, nes man tas savomas nepatinka. Tai lygiai taip pat kaip ir neužleišiu, kad man, tarkim, būtų pilvas jau sėkime iki čionais. Tiesiog mano smeisai tai yra užprogramuota, kad tai niekad neįvyks. Ar man bus PM, ar man bus šiam, ar 8 metų, ar 9, ar nesvarbu kiek, tai neįvyks. Nebent, nežinau, būtų mirtinos lygos, kur aš negaliu kažko pakeisti, kontroliuoti, ten viskas susivaro ir aš dėl to nieko negaliu padaryti. Man su svoriu, žinai, kaip moteris kartais pasižiūri, aš subalansuotai valgau dietų, nesilaikau, bet mėgstu, žinai, ta prasme, man ir patinka geras kokybiškas maistas, bet aš nesu ta, kuri labai jau ten dreba dėl ko, bet aš turiu savo, tarkim, kelnes ar kažką ir žinau tiksliai, kad jeigu pradeda spausti ir aš žinau, kad visą gyvenimą tai bus mano standartas, iki kiek aš galiu savo šiek tiek leisti ar po atostogų ar panašiai. Ir aš taip gerai tame jaučiuosi, kad tai yra irgi standartas, kad tu niekada neleidi savo nučiuošti, todėl kad tiesiog jauti savo kūną. 100%. Ir savo kūną. Ir tai gali būti ir kitur standartai. Pavyzdžiui, finansinis standartas. Visur. Sakykim, žmogus susimasto, kai, nulis sąskaitoje, neturi pinigų. Reikia nusipirkti maisto, nėra pinigų. Ką daryti? Galbūt kažkam užsiimti, galbūt reikia dabar taupyti, mažiau leisti pinigų, galbūt netašyti kažkur nesąmonį pinigų panašiai. Realiai jam turi būti nulis. Kitam žmogui galbūt turi būti sąskaitoj mažiausiai, nežinau, 50 000. Toks sakys, eina savo, 5 000 paliko. Čiagi žmonės skirtingi.
Visiškai, taip. Kuris turi standartus aukštus, jis neleis jam numažėti ir jis tuomet gali savo truputėlį keltis aukštesnius standartus. Šios laidos metu tiesiog negaliu nepasidalinti, tapti pati draugė savo pačios laidoje, kadangi ką tik startavo mano su didelė meilė, su dideliu atsidavimu kūriamas projektas Inner sveikatingumo platforma moterims, kurios kartais pristinga motyvacijos, noro, galbūt neturi galimybių, galbūt nėra kaip ištrūkti iš namų arba yra išvykusios, kad po ranka visą laiką būtų gidas, ramstis, vedantis jūs per kasdienybę, per praktikas, per įrankius. Šitie dalykai turi būti praktikuojama kasdien. Čia ir yra visos šios platformos esmė. Aš noriu, kad jūs gyventumėt gyvenimą, kuris ves jūs į uždegimo kontrolę, į amžėjimo stabdymą, į geresnę būseną kasdienybėje. Tai kviečiu labai pasigilinti, aš palieku jums nuorodą, tai yra inner.lt. Pasižiūrėkite, prašau, kas eina į platformą. Ten yra įvairios judesio praktikos, joga. Jeigu netgi nepraktikavote, sakot, nemėgstat jogų, jūs tikrai ją pamilsite, aš jums pažadu. Prieš uždegiminės mitybos receptai be cukraus, pieno produktų ir glitimo, mindfulness sesijos, meditacijos, kvėpavimo praktikos ir visą tai iš kompetitingų savo srities specialistų. Be to, šioje platformoje aš vesiu edukacinius live. Mes turėsime bendruomenę, susitiksime gyvai, jūs pamatysite, kaip tai pakeis ir apvers jūsų gyvenimo geresnę pusę. Ir kitas svarbus momentas, žmonės, kurie norės įsigyti metinę narystę, jiems bus atvira VIP erdvė, kurioje gyvena mūsų partneriai, siūlydami mūsų nariams, Inner nariams, išskirtinės nuolaidas, kurių niekur kitur nerasti. Jos yra didesnės ir pasiūlymai yra geresni negu bet kur. Taip kad taip man norisi sujungti jūs į vieną ekosistemą, kurioje būtų viskas po ranka. Ir dar vienas dalykas, kuris ypatingai man labai reikšmingas, bet tikiu ir jums bus taip pat itin prasmingas. Kiekviena moteris, kurie įsigyja metinę narystę, turi žinoti, kad 1% yra skiriamas labdaros organizacijoms, kurias mes kartu ir išrinkome. O po metų mes viską peržvelgsime ir švęsime, kiek galėjome prisidėti prie žmonių, kuriems labiausiai to reikėjo. Kas lemia, bet būtent tą, kad žmogus, žinai, kiekvienas žmogus, aš tikiu tuom, kad jisai evoliucionuoja, auga ir tai yra nuostabu, žmogus turėtų tobulėti visose lygmenyse. Bet kas padeda žmogui kelti savo standartus? Taip, vienas dalykas tai šaltiniai, domėtis, bet tam, kad domėtis, tu turi norėti visų pirma, kreip savo dėmesį tenai. Aplinka, dar labai svarbus dalykas. Ar ne? Jeigu tu nori pradėti kažkokius pokyčius ir keisti gyvenimą, turi peržiūrėti savo aplinką. Šitas klausimas negi apie visuomenę. Aš savo gyvenimą analizavau iš tikrųjų į praeitį ir buvo laikotarpį, kai aš labiausiai judėjau priekį. Dažniausiai jie būdavo iš duobių. Tarkim, yra duobė kažkokia, tu išsimuši savo elementaraus normalaus tokio mąstymo, sakykim, kuris prastai yra. Sukritimai. Ir tada tu viską pergalvoji. Okay, ar aš noriu taip gyventi, ar man tai patinka, ar aš noriu gyventi kitaip. Tu tuomet įgauni kažkokį, sakykim, vos ne kaip sielos energiją. Tu ten nori stengtis, daryti, ten tu pradedi daryti ir tau automatiškai pakyla gyvenimo kokybė, gyvenimo lygis ir panašiai. Bet nebūtina suvaryti pilnai, kad tu tipo pakiltum dvigubai aukščiau ir tai vėl kristum vėl ten dvigubai žemiau. Manau, kad esminis momentas yra turėti aukštus tikslus, kuriuos nori pasiekti. Nebūtinai tai galbūt yra finansai, nepriklausomybė finansinė, arba galbūt yra gražus kūnas, nebūtinai tai. Tai pavyzdžiui gali būti, pavyzdžiui, mano tikslas, kaip pavyzdys, ne? Gyventi tokį gyvenimą, kad man turint šeimą ir vaikus, kad aš būčiau tokioje pozicijoje, kur galiu skirti vaikui neribotą laiko kiekį ir dėmesį. Tiesiog nebūtų valandą paskaitą, bet turi lėkti ir bėgti panašiai. Kad būčiau finansiai tokioje pozicijoje, kad tu gali galbūt tiek daug nedirbti ir koncentruotis tai, kas yra svarbiausia šiuo momentu, bent jau pirmus 3 metus, kai vaikas paprasčiausiai auga ir ten mokosi ir viską jam tiesiai iš ties kopijuoja tiesiog. Čia vienas mano pavyzdžiui tikslas, ne? Tarkim, po to jau mąstyti tolimiau, dar daugiau priekį. Kai, tarkim, kai užauga, kai, tarkim, galbūt ten, sakykim, 5 ar 6 metų, kad tu galiausiai būtum tas žmogus, į kurį remiasi ir tavo vaikai, ir tavo anūkai. Atvirkščiai, jeigu pas mus, pavyzdžiui, Lietuvoje yra, šiam 7 metų žmogus jau turi jom rūpintis, turi prižiūrėti, galbūt jis jau sąmoningumo net nebeturi, jau vos prašnikovas prakalba ir dabar jis galbūt yra našta galbūt kitiems žmonėms. Vien galbūt savo kažkokių tai pasirinkimų, sakykime, ar galbūt tiesiog dėl sunkaus gyvenimo, galbūt dėl tiesiog, kad jis labai stipriai stengiasi dėl kitų. Savim nepakankamai rūpinos, arba paprasčiausiai tokie laikai buvo, kur mes seriai kokia mūsų istorija Lietuvos ir panašiai. Bet noriu, kad man taip nebūtų. Kad aš nebūčiau ne tik tais, kad našta, bet kad rūpinčiaus ir kitais. Tai reiškia, tu ir projektuoji, va taip. Jo, ir tai yra motyvacija, tai yra vizija. Ir labai yra įdomus momentas, ko norėčiau papasakoti, pasidalinti, nes manau, kad tai turėtų visus įkvėpti ir būtent panašiai galbūt mąstyti iš šios perspektyvos.
tos šeimos, kurios, pavyzdžiui, yra labai labai sėkmingos, jo, tarkim, vaikai ten sėkmingi, pavyzdžiui, Stephen Covey. Jo, tarkim, istorija, jo knygos labai labai žinomas, ne? Jo tėtis buvo labai stiprus verslininkas, taip pat kaip ir senelis, bet kas jo buvo prosenelis? Jis paprasčiausiai ganė avis kalnuose, jis buvo tiesiog paprastas realiai prekeivis, tiesiog prekiavo galbūt ar Vilna, tiesiog šiaip ten ganė avis panašiai. Ir vieną kartą jis paprasčiausiai turėjo kelionę, ėjo per kalnus ir buvo labai didžiulė audra. Ir realiai jisai savo pasakė, kad čia būtų labai labai gerai turėti kokį nors, nežinau, tokią vietą, kur žmonės gali apsistoti ir realiai, kad tą audrą pratemptų, išbūtų ir panašiai. Jis ten sukūrė kažkokį ten, sakykim, ar kaimelį, kažkokį pastatą, galbūt kažkokį ten namus, kur žmonės galėtų apsistoti ir ten galiausiai tapo viešbutis. Jo, ir ten pradėjo sukti verslą viešbučių, pradėjo kurti verslą, paskui perėmė senelis, perėmė tada jo tėtis ir norėjo jam duoti tą patį verslą. Bet jis pasuko realiai mokytojo keliu, ten dėstė Harvard ir panašiai, ir tiesiog konsultavo žmonės. Bet principas yra tasai, kad iš kartų į kartas ne tėtis tai perdavė, ne verslą perdavė vertybės, perdavė mokymus, perdavė mąstymą, perdavė žinias, patirtis visokias, ne? Ir dabar gaunasi, kad iš kartų kartom einantys žmonės, jie yra daug protingesni, daug dėlėtolesni, jiem daug lengviau sekasi, evoliucionuoja. O ką aš pastebėjau? Kad būna šeimuose, kad, tarkim, žmonės net nežino savo vardų prosenelių, ar dar netgi savo medžio tolimiau, ne? Nėra girdėję jokių pamokų iš to, net iš senelių, net nežino jų, pavyzdžiui, istorijos, jų vaikystės, jų kažkokių nuveikimų, kažkokių patirčių. Tiesiog, nebėra senelio, tu kažką išmokai iš tėvų, bet tikėtina, kad jie mokė taip, kaip jie buvo mokomi ir dabar vaikai auga vėl nuo nulio. Tai kiekvieno kartu paprasčiausiai nusirasėtina, tiesiog nuo nulio viskas. Dabar kaip tu sugebėsi šį gyvenimą panaudoti, taip tu sugebėsi. Ir tai, pavyzdžiui, self-made millionaires, tarkim, kurie patys sugebėjo kažkokiu tai būdu kažkur nusukti, kitų kelių, mokytis, gilintis, galbūt kažkokia buvo situacija, galbūt tiesiog kažkokia mintis atėjo, iš niekur nieko. Ta prasme, pačiupoje ir nepaleido tiesiog. 100%. Mano motyvacija būtų tai, kad savo galbūt giminėjai, būtų tas žmogus, kuris, pavyzdžiui, braukia liniją ir, pavyzdžiui, tarkim, pradeda edukuoti ir rūpintis ir anūkais, ir vaikais, ir galvoti apie ilgesnį laikotarpį. Apie kartų kartas po manęs. Kokią pradžią sukursiu, pavyzdžiui, savo, tarkim, giminiai panašiai. Čia yra labai labai stipri motyvacija ir va čia irgi toksai iš karto nukreipimas į tėvus, kurie dabar augina vaikus, kokia tai yra atsakomybė, auginant vaikus. Jo. Tai nėra tik tai pamaitinti, aprengti ir mokyklą išleisti. Vaikai, taigi išgyvens, taigi netrukdo. Vaikai auga ir patys ir užauga. O ką mes neužaugam? Va čia tie čia yra populiariausi pasakymai. Stereotipai, kuriuos reikia laužti. O ką mes neužaugam? Užaugam su traumom, jas pedam savo vaikam. Dabar vaikai irgi užaugo, jie gyvi, jie kvepuoja. Bet kas galveliai daros? Taip. Tai čia yra labai labai atsakingas momentas, kad ir motyvacija. Dėl ko dar neturiu vaikų, bet realiai tiesiog tam tikrai ruošiuosi aktyviai ir skaitau ir domiuosi. Bet tai čia nepasiruoši, vaikai gali būti skirtingi. Juk yra principai. Bet žinok, jaučiasi, kai vaikai gauna realaus, sąmoningų tėvų dėmesį, neperdėta, ne ten, kur tu ten drebi dėl kiekvieno smulkmenos, ne apie tai. Žinoma. Bet tie, kurie pasitikė savimi, kurie jau mato savo viziją, šiaip turi savo. Leidžia vaikam ir klysti, tiesiog leidžia jam tiesiog būti, visą kitą. Ir labai jaučiasi ant vaikų. Bet ir disciplinuoja visą kitą, viskas kartu. Nepalaida bala, bet tas tikrai ir pasitikėjimas kitoks, sprendimo priėmimas ir iš tikrųjų asmenybės tada auga tos, kurios irgi nori kabintis, nori, žinai, siekti tikslų. Jo, tai vat standartai taip pat dar galėtų būti dėliojami taip. Sakykim, kai aš kalbėjau, kai yra fizinė, sakykim, ta būsena. Apie fizinį darbą truputėlį atsiprašau, jeigu nenumušiu tavo idėjas, man labai buvo įdomu, kaip tu pasiruoši maistą dar. Nes irgi labai dažnai ir aš pati dirbu su žmonėm ir matau, kad tas planavimas maisto. Tada eina kavinės, užkandžiai, degalinės, absoliuti nesąmonė, kas paskui išbalansuoja ir emociškai. Ir galiausiai paskui ir žarnyno veikla, o žarnyno veikla susijusi ir su mūsų smegenimis. Žodžiu, užbartas ratas, bet nesiplėsiu. Tavo planavimas maisto, aš žinau, kad tu turi įvairiausių tikslų su kūnu, tai, žinai, vis tiek tu esi sporto treneris ir kartais ir raumeninę masę nori padidinti, kartais formą, kurią palaikai, bet tikriausiai tai yra planavimas iš vakaro ar iš ryto, truputėlį apie tai. Keli principai, tai galbūt sakykim taip. Pirmiausia, tai nėra tai, kad yra tai labai, labai komplikuota ar sudėtinga. Nuo to pradėkim. Antras mitas, tai nereikalauja daug laiko. Elementariai. Žmonės dažnai nori irgi tokių užsistatyti ir save pateisinti. Jo, dėl ko aš nesinumais, paprasčiausia, daug užtrunka, arba, tarkim, aš nemoku gamintis.
Tai gerai? Taip, pirmiausia, aš nedarau maisto iš vakaro, man nepatinka maistas iš vakaro, man nepatinka, reikia ten galbūt šiltis, maistas pastovėjęs. Heliai, man patinka gamintis šviežiai. Čia pirmas dalykas. Dabar taip, tarkim, duosiu pavyzdį. Atsikeliu ryte, šaltas vanduo, stuburo mankšta, pakvėpavimai, galbūt į lauką išeiti, pavyzdžiui, ten trumpam. 10 minučių ir klausai audio knygą. Jo, saulės šviesa, cirkadinis ritmas, balansuoji viską ir paklausai audio knygos. Tai kaip sakoma, vitaminai tavo asmenin, tavo realiai emocijoms ir tiesiog tavo sąmoningumo plėtimui. Tuomet yra pusryčiai. Tarkim, aš kepuosi kiaušinius ir juos darau, sakykim, kaip pavyzdys, sakykim, su avokadu, su riešutais ir panašiai. Tuo pačiu metu, kai kepasi kiaušiniai, aš verduosi košę. Tai yra mano antras valgymas. Tai kol aš juos kepuosi, dėduosi lėkštę, košę išverdu ten per porą keletą minučių, dėduosi indelį ir aš jau turiu 2 valgymus. Tai 2 valgymai mano rytas yra dažniausiai intensyviausias. Aš galbūt, tarkim, dirbu 8 kaip pavyzdys ir aš prieš tai pavalgau ir aš kažkur važiuoju. Ar tai būtų treniruotės, ar tai būtų kažkokie darbai, kažkur išvykus, ar tai būtų kažkokie susitikimai. Aš turiu košę su savim. Kur aš bebūsiu, ką aš bedarysiu, jinai yra. Ja? Ir jos man šilti jau tas žinojimas yra ramybė, tarp kitko. Viskas. Tuomet, nepaisant to, kur aš bebūčiau, tai būtų pietus. Kokia, pavyzdžiui, 1 valanda, aš maisto pietum nesigaminu, jau kokie 6 metai, bet jeigu būnu namuose, pasidarau. Tarkim, turiu laiko, būnu namuose, nieko neskubau, kodėlgi ne, pasigamini. Nusipirki galbūt organišką mėsą, tai panašiai, tas pasikepi ir taip toliau. Aš jaučiu kokteilį kokį nors gerai, ne? Tai galba jau 1 valandą. Aš užsakinėjau maistą iš miesto. Yra žinai vietas, tikrai yra. Yra vietų pilna, kur yra geras maistas, ten neprikepta labai riebaluose, normalios kruopos, normalios lotos, pilna variantų. Ir aš turiu savo mėgstamą vietą. Tai realiai aš sakausi 2 valgymus. Duosiu tipsą. Pasiemu didelę porciją, užsakau, galbūt, tarkim, yra 2 kepsniai. Ja? Aš daug baltymo nevalgau vieną valgymą, ten, sakykim, koks, nežinau, 25 gramai, man sočiai užtenka, aš labai daug nevalgau. Jo, sakykim. Ir pasiemu ekstra kruopų, pilną porciją. Vadinasi, aš mėsą dalinu per pusę ir man tai yra 1 porcija, o kita porcija yra kitas kepsnys su kruopom pilną porciją. Dabar aš turiu 1 valandai maistą ir 4 valandai maistą. Vadinasi, jeigu aš valgau košę, tarkim, 10 ryto, dabar aš nuo 10 ryto iki pat 7 valandos vakaro galiu savo nesut galvos. Nes 1 ir 4 yra 2 valgymai, kurie suvalgo realiai per 8-9 valandas suvalgo. Labai greitai. Ten nėra labai didelės porcijos, tiesiog realiai vidutiniškos porcijos, staigiai susivalgo, no problem, ir tau atveža, kur tu tai nori. Kur tu esi, ten turi maistą. Viskas. Dabar vakarienę darau pastoviai namuose. Svarbu, kad žmonės dar truputėlį, dar, aišku, kas nesigilino, nežino, kiek vietų nedaug yra, kur gali tikrai švarų maistą ir kokybišką gauti, nes dažniausiai padažai, reikia labai mokėti atsirinkti, bet čia kada nors kitą kartą. Realiai, tada vakarienė. Jo, ir tai jau renkės, arba valgysiu žuvį, arba, tarkim, valgysiu steiką. Kas nevirškina, būna kavinės maisto blogiau, tai virškinimo fermentus kažkas išgirs, jeigu ką, labai geras dalykas. Šiaip žmonėm po 5-50 beveik kiekvienam virškinimo fermentai. Pagerins pasisavinimą. Aš kartu geriu, tokiais ciklais, bet pas mane, kadangi labai geras virškinimas, tai... Jo, bet daug žmonių tiesiog patiria tą, kad... Jo, kadangi niekada neturėjau problemos, bet žinai, kaip yra virškinimas yra toks dalykas, kuris priklauso tavo realiai pastovumo. Jeigu turi gerą cirkadinį ritmą ir bioritmą, tu reguliuoji... Aš, tarkim, turiu laikus, kai aš valgau ir tai jau trunka daugybę metų. Sakykim, nuo kažkur 7 iki 8, nuo kažkur 10-11, nuo 1 iki 2, nuo 4 iki 5 ir, sakykim, nuo 7 iki 8, kaip pavyzdys. Mano kūnas su tam pasiruošęs, jis iš karto žino, kad aš valgysiu. Tai va, tai realiai vakare gaminuos maistą, sakau, arba steikas, arba žuvis, arba, tarkim, tai galbūt būna kokie ten varškės blynai, be laktozės, kaip panašiai, tai noriu save pateitinti ir taip toliau. Viskas, tarkim, turiu variantus, 3 variantai vakarieniai, visuomet yra kiaušiniai. Varškės blynai, tai čia varškiečiai? Įdomi, čia kaip nuskambėjo. Jo, tai varškiečiai. Bet ten labiau ten kaip blynas, sakykim, su miltais. Tu gal sutrini? Su blenderiu? Jo. Man atsisirti. Labai nais, žinok. Gerai atsisirti. Jo, draugė padaro taip skaniai, kad ten gerai. Per porą minučių susivalgo viskas. Ir gerai virškina, tai lygiai taip pat. Jo. Tai va, tai kas gaunasi? 5 valgymai ir jie nieko neužtrunka. Sme pavalgyti, gerai. Jeigu žmogus sako, aš neturiu laiko pavalgyti, nemeluok. Ar tu realiai dirbi 16 valandų per dieną? Tai tu esi tavo monstras. 16 valandų kiekvieną dieną. Bet turi paskrolinti laiko, turi ten, žinai, daug visokių. Jeigu taip pažiūrėtum dienotvarkį, tikrai yra. Pavyzdžiui, tarkim, žmogus turi valandų laiko pietų. Aš taip siūlyčiau. Pietus perskirti 2 dalis, jeigu, tarkim, jis turi tokią galimybę, jo, tarkim, nedirba kažkokio fabrike ar panašiai, tarkim, dirba ofise. Kodėlgi ne?
pavalgai, pakvepuoji, mini stuburo mankštelę per pietus Taip. lygiai taip pat ir tuomet tą perskiri per traukėlę kokią 3 valandą dienos, vėl pavalgai. Pavyzdžiui, 12, 3 ir tarkim 9 valandą koks nors užkandukas lengvas, pavyzdžiui, vaisius riešutai, Taip. ryte kokie kiaušiniai, vakare, pavyzdžiui, lengvos daržovės, slotas su kokia vištiena arba, nežinau, žuvis, kažkas lengvesnis su baltymais ir slotom. Viskas. Yra tiek informacijos, tiek daug knygų, tiek daug visko, kad tau neužtektų viso gyvenimo mokytis po 24 valandas per dieną Taip. ir tu net 1% neišmoktum. Tiek yra info apie viską. Apie finansus, apie mąstymą, apie emocijas, apie gyvenimą, apie santykius, apie visiškai viską. Tai bet kas, kur tu turi problemą, tu rasi informaciją, kaip tą problemą išspręsti. Ir tu neskaitai knygų, ir tu neklausai audio knygų, Taip. ir tu netobulėti nesimokai, Žmonės švaisto labai laiką savo iš tikrųjų. nevertina ir švaisto paprasčiausiai dėl to, kad nėra tos vizijos, nėra galbūt to loginio mąstymo, nėra tos, sakykim, kūrybingumo, tos vaizduotės tokios ir panašiai, su nemato net prasmės tame. Bet kai tu supranti, kad yra tiek daug informacijos, kad mokytis, tai motyvuoja mokytis, kad tiesiog tu gyventum geresnį gyvenimą. Ir kaip pradė, pavyzdžiui, jeigu žmonės, kurie buvo toliau nuo to ir pradėjo, pavyzdžiui, kad ir pasimė knygą, ten, kur jų dėmesys ir atrodytų svajonė, va, pamasto ir paima knygą ir tik pagauti tą jausmą, kaip per kūną širpuliukai net bėga, kai tu gauni žinių, čia yra neįkainojamas jausmas. Ir tavo statai automatiškai kyla. Taip. Tu matai odą, to nežinau. Ne tai, kad jautiesi visas patingiausias, aš tą žinau ir tiek, žinai. Bet kai naują sužinai, tai žmogui toks apdovanojantis jausmas. Taip. Jisai Ir tiesiog kaip tai pritaikai savo gyvenime. Tiesiog turi, žinai, tiesiog viskas. Aš esu prie savo mokslo ir ginu nuolatos funkciją mediciną, kaip ir jau daug sertifikatų turiu ir tikrai gilio ir žinių, bet vien tas jausmas laikyti ranką ant pulso ir man pačiai tiesiog, kai tu naują paskaitą, naują webinarą, naują kursą ar sertifikatą išlaikai, tai yra tiesiog ne dėl to, kad kažko nežinai, nes iš esmės daug jau kartojasi dalykų, tai tiesiog, bet iš esmės, kad vėl nauja ir vėl kažkoks nors vienas faktas, jis tiesiog. Tai labai įkvepia, nes tu tobulėjai, tu mokėsi, tu kažką išmoksti, tu priklausomybę net patiri nuo to. Ir tu būtent gerini savo gyvenimo kokybę ir tu keliau savo standartus aukštesnius. Daugiau mokėtum, daugiau suprastum. Ir galiausiai, kai tai praeini, tiesiog tu ir gali galvoti, kai tu valdai savo kūną, emocijas, protą, tiesiog kai tu tobulėjai, tu gebi mokytis savo klaidų, tiesiog tu esi in control, tu kontroliuoji save. Ne tai, kad dabar save užspaudai, tiesiog tu realiai valdai save, savo šitą visą kūną, šitą mechanizmą, tada tu gali galvoti daugiau į ateitį. Tu mąstai apie tai, ko tu nori, kaip nori gyventi, kuri tiesiog savo gyvenimo planą kaip koks architektas. Aš taip tau dėkinga, bet aš noriu dar keletą klausimų, tokių, kur, pavyzdžiui, taip greičiau. Knyga, kuri pakeitė tavo gyvenimą. Vieną, žinau, kad 2 begalė. Duosiu 2. Nu gerai, duok 2. Duosiu 2. Gerai. Tai viena knyga, sakykime, yra 7 Habits of Highly Effective People, nes ten praktiškai yra realiai labai aiškiai parašyta ir taip pagrindiniai principai realiai gyvenimo. Taip. Ir dar būtų, čia sakykime, iš tos gyvenimo pusės. Tai ir apie vaikų auklėjimą irgi labai gražiai. Kaip gyventi, kaip tiesiog realiai balansuoti, kaip rūpintis su tom sritim. Ir dar viena knyga The Power of Now. Eckhart Tolle, taip pat, tai žinai, tai realiai ten yra daugiau, sakykime, apie tą aukščiausią lygį, apie sąmoningumą, apie dvasingumą, žinai, kad suvoktum, kad tu žaidži šitą žaidimą. Kad jis netoks rimtas, kaip tu galbūt galvoji. Aš ką tik perskaičiau knygą kitą, antrą. Jo, The New Earth? Taip, Naujoji Žemė, bet tos pirmos dar neskaičiau. Bet kažkaip perskaičiau Naujoji Žemė, supratau, kad aš iš esmės kažkaip pati taip mąstau. Jo. Bet tą irgi šiaip reikia perskaityti, kad paukščiukų uždėti. Daugiau dar yra, stilinis pyks ir panašiai, dar daugiau visokių tokių. Mėgstamiausias pratimas, sporto pratimas. Jeigu išskirtum vieną ir sakytum, ir kiekvienam. Ne, mėgstamiausias tavo tegu būna. Jo, nes jau čia būtų skirtingai. Taip. Galvoju, sporto salėj? Bet mėgstamiausias, kurį tu sakytum, mėgstu šitą pratimą daryti. Ok. Mėgstu štangą spausti. Taip. Realiai. Iš esmės. Ant krūtinės, ne? Jo. Taip. Tiesiog primenu, nuo ko aš pradėjau. Darai savo kažkokį tai esminį, ne tai kad rekordas, bet ir progresą, ar ne? Jo, bet nėra kaip anksčiau, kad ten bandai iškelti ten kuo daugiau, tiesiog šiaip patinka toks pratimas. Taip. Man šiaip patinka daugumą pratimų, tiesiog ypač rankas galbūt treniruoti faina, bet ir kojas patinka, viską patinka iš esmės. Nu, tavo ir profesija, specialybė, žinai. Aš mėgauju sportu, man sportas tai šis džiaugsmas yra. Taip. Ir iš tikrųjų jis aktyvuoja tiek hormonų ir laimės hormonų, kad čia yra paprasčiausias antidepresantas. Nėra, kad bijau kojų dienos, kad aš tokia. Taip. Arba kad bluzų nedarau. Man patinka viską treniruoti. Numeris 1 antidepresantas natūralus, tai žmonės pamiršta. Slapta silpnybė, bet sakykime, slapta silpnybė daugiau apie maistą kalbant. Apie maistą. Ok, nepaisant to, kaip aš maitinčiaus, ar sveikai, ar nesveikai, ar ten kas bebūtų,
Manau, kad aš niekada neatsakyčiau popkornų filme žiūrėdamas. Taip. Kino Čia jau teatre. tiesiog emocija, ne? Vieną, kad buvau atsakęs, kai ruošiaus varžybom, tai nešiaus Taip. makaronus į kino teatrą. Taip. Tai pasigailėjau ir tik šiol gailiuos, kad realiai žiūrėjau filmą ir nevalgiau Gal tu popkornų. žiūrėjai filmą? Tiesiog realiai Taip. geriau neišis tai į kiną, tada nevalgiau popkornų. Tai va. Praranda visą prasme, kam tas filmas. Citata ar frazė, kurią prisimeni tuomet, kai būna sunku. Arba kažkoks motyvuojantis, nežinau, pasakymas. Tai yra galbūt mintis, tiesiog kurią aš savo Mintis, pats sakyčiau. galbūt pasakau ir kas realiai galbūt padeda truputėlį visą kitaip pažiūrėti. Tiesiog, it's a game, tiesiog viskas yra žaidimas. Viskas yra žaidimas. Iškart apverčia požiūrį. Nu, nes tai yra realiai, tas Taip. metu tiesiog žaidi. Mes kaip žmonės tiesiog esam gyvūnai iš šios žemės, šioje žemėje, esam dalis visatos, dalis kosmoso, dalis visko ir Mažiau susireikšmint. gyvenam, Daugiau pabandykit tiesiog. suvokti tai, ne? Mes gyvenam visatoj, kur yra Saulė, aplink ją yra planetos taip išdėliotos, tokiu atstumu idealiu, kad jeigu būtų ten truputėlį kilometras į tą ir tą pusę, mes galbūt jau sudegtumėm, arba būtų tsunamis, arba būtų drebėjimai visi, bet ne, viskas yra taip idealiai, kad Žemė sukasi šitaip, Taip. aplink savo ašį ir dar aplink Saulę tuo pačiu metu, ir visur yra Saulės tiek, kiek turi būti, lietaus tiek turi būti, metų laikai idealiai viskas dėliojasi, viskas taip subalansuota, taip sudėliota ir mes esam to dalis. Taip. To reiktų nepamiršti. Ir kad mes visą laiką turime grįžti savo tą homeostazę, savo balansą. Jo. Ir žaidimas tai yra turime tiesiog tai, kad tavo gyvenimas, kai tu susikūrei savo, kad va čia mano gyvenimas, aš va čia gyvenu, esu va treneris, va turiu verslą. Čia yra žaidimas. Koks paukštis kūrė verslą? Susuka lizdus ir dabar pardavinėja, nežinau, ten kokius ten, nežinau, slekelius pardavinėja surinkęs, seriją, stumdo už kažką, ten treina, nu, taigi taip nėra. Taip. Mes žmonės susigalvojom, tapom intelektualus labai, susigalvojom realiai, kad aš dabar čia turiu pasiekti tą, prieš tu savo taip atrodyti, Taip. bet tas pats vis tiek viskas yra tam fiziniam lygmenį, kovo dėl būvio. Tik mes nekovojam fiziškai, mes kovojam intelektualiai, mes kovojam realiai psichologiškai, kas turi daugiau galios, Finansiškai, žinomumo, finansų kalba, visa kita, bet čia žaidimas viskas. Jeigu tu sam prisiriši, tada tu stresuoji per daug neturėtum, savo prarandi sąmoningumą, atsiriboji nuo gamtos, atsiriboji nuo to, kas tu iš tikrųjų esi, Taip. ta dalelė tos žemės, ne, pradedi tiesiog realiai depresuot, nebesilpni savo kūnų. Juk visi paukščiai atsikelia 5 ryto ar dar anksčiau. Visiškai. Visi iki vieno, visi jau čiulba kiekvieną rytą. Visi naktį miega, kai saulė Visi nusileidžia. turi savo ritmus. O mes seriai tiesiog galim galvom, kad čia mes esame pasaulio valdovai, galim belenką, galim nemegot, galim persivalgyti, galim nejudėti, galim to. Žmogus žemės skaitosi didžiausias parazitas. Nu tai jis tiesiog turi laisvą valią rinktis ir renkas nesąmoningai. Bet vat, labai gera frazė apie tai, kad mes labai jau atsiskiriam nuo gamtos. Tai vat, Nu, kuo daugiau to visiškai. grįžimo prie Ir tuomet gamtos. kad prastėgi, teisingai. Viskas apie tai. O prasmė ir to žaidimo prasmė yra ta, kad tiesiog nugyvent laimingai ir su prasme. Vienas dalykas, kurį norėtum, kad žmonės darytų kasdien, atliktų kasdien. Tik vienas, ne? Žinau, kad daug, bet tas vat, pagrindinis, sakytum, nu tikrai, kiekvienam rekomenduočiau. Vienas dalykas yra viena ryto rutina, į kurią eina kvėpavimas, Taip, stuburo mankšta, kvėpavimas Sutinku. ir pasivaikščiojimas. sutinku. Ryto Ryto rutinos turėtų omeny paprasčiausia, kad jo, ryto rutina. Tiesiog turėti Taip. omeny, kad pasirūpinti savimi visapusiškai, tiesiog kad tu gyventum sąmoningai. Kas tau šiandien teikia didžiausią džiaugsmą? Šiandien. Nes tas gali būti irgi dinamiškai, bet šiandien. Jo. Tai, kad filmuoju tai, ką planavau prieš 7 metus filmuoti jau. Bet gyvenimas pamokė, ten buvo perdegimai, buvo karantinai, buvo sveikatos sugadinimai, buvo tas anas. Atrodo, man tai reikėjo laiko tiesiog grįžti pilnai į tą visą sportinį aš. Taip. Ne į sąmoningumą aš, ne į sveikatingumą aš, o realiai tą į sportinį aš, kur tu vėl intensyviai sportuoji, vėl save ten pušini, vėl ten sieki galbūt rezultatų, sakykime, bet ir dabar galiu tai visą tai filmuoti, kad tas žinias, kas tu turėjai prieš tai, Taip. toj sporto srity, toj, sakykime, kultūrizmo sritis, kaip Taip. pavyzdys, ir tai sujungti su sveikatingumu, ir dabar tai sufilmuoti ir perteikti kitiem. Tai aš džiaugiuosi, nes tiesiog galvoju, kad ta informacija tiesiog pasimes, Taip. nes tas etapas jau buvo praeitas, atrodo, kad net nematai jau poreikiuose, kažkaip ten spaus, labai ten, žinai, kažkaip ten varžyti. Bet jo, per tai ėjau specialiai virš pusės metų, kad grįžta tokį, sakykim, tokią būsną, kad tai perfilmuoti ir suteikti kitiem, kurie galbūt to norės užsiimti ir panašiai. Tiesiog, kad tą Ir žinias filmuoti pritaikyti. sutinkamą energiją. Nes tas Jo, irgi- ir padarimas būtent to, kur tu taip norėjai senai padaryti ir vat padarai dabar.
Taip. Ir tas jausmas yra Labai labai geras. išpildantis. Aš labai džiaugiuosi, kad mes filmuojame laidą tokiu metu, tau džiaugsmingu. Tai žinai, kažkiek tai negi prasmina ir tu gal atsiminimų turėsi, Jo, 100%. kad pasidalinai. Ir aš tau labai dėkinga už tavo energiją, tikrumą ir už tavo tą, žinai, norą skleisti. Norą skleisti, ką pats praėjai, ką pats surinkai ir Nenoriu, kad žmonės kentėtų galbūt. Tai reikalinga ir tai yra labai svarbu. Tai vat, ačiū tau taip pat, kad jau čia būt. Buvo malonu. Dėkui. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.